Prieš tai atkreipkime dėmesį, kas buvo ta ugnis, kuri įžiebė eiti toliau. Labai rekomenduoju, jeigu jaučiat, kad svylat, tai pasimti 4 dienų darbo savaitę, jeigu tai yra įmanoma, nes ta viena diena, su kuo bešnekėjau, visi sako, kad ta viena diena yra daug vertingiau. Tai tas dėkingumas atrodo, kad yra viena iš tų praktikų, kuri greičiausiai pakelia emocinę būseną ir vibraciją. Ir galima, kad taip jis tada kyla ir čia širdyje nusileidžia ir tu jautiesi. Kai mes darome kažkokią tais veiklą, norime kažkokią tais realizuoti savo idėją, pavyzdžiui, kebab guru, teisingai, norime realizuoti, visą laiką yra svarbu savo atsakyti. Kol nepradėjau jausti šitų tokio geros vibracijos ir kad pradeda dalykai kažkaip dėliotis ir skleisti savaime gerą vaga, kai tu toks esi dėkingas, tai tu kažkaip atgal grįžti, kažkaip gerą lauką pradėti kurti. Bet yra labai rimtas dalykas, kaip kabinti medį. Aš tai pripažįstu, kad tai yra labai geras dalykas. Ir žemina, ir nuramina. Tai tiesiog, jeigu tau įvyko tokia situacija, kažkokia tais, kad šepetėlis sulūžo ir viskas pasaulio pabaiga. Taigi, sveiki. Šiandien pas mus yra pirmas epizodas podcast'o, tinklalaidės, kuris vadinsis Kelias į Nirvaną su Žygimantu Palaima, kurio metu aptarinėsime sąmoningumo, dvasingumo, tematika surišta su mūsų kūrybinėmis galimybėmis, su veiklomis, taip kaip save realizuojame mūsų kasdienybėje. Taigi šių podcastų, šių epizodų matysite labai skirtingus žmonės, skirtingas publikas, skirtingas istorijas. Ir šiandien pas mus yra svečias Rokas Petrošius. Taip, sveiki gyvi. Kuris yra žmogus, įkvepia jį pakviesti būti pirmu, pamačius, kaip jisai kebabe, tiesiog paprastame kebabe sugebėjo įžvelgti bendruomenę, bendrystę, bendruomeniškumą, kai aš mačiau jo pristatymą apie kebabą, jo veiklą ir tai, kas iš jo įsiskleidžia, iš jo vidaus, kokie tai sodai gražus, tai mane sužavėjo jį pakviesti būti pirmuoju šiame epizode. Taigi, Rokai, norėčiau, kad pristatytum publikai save, trumpai papasakotum, kas tu, apie ką tu, ką čia veiki šioje žemėje ir pasidalink tuo. Ko norisi. Tai pirmačiau Žygimantai, kad pakvietei, labai yra garbė būti pirmuoju kalbėtoju, padėti tau atidaryti šią tinklalaidę, taip sakant. Ir jeigu trumpai apie save, tai vadinu save skaitmeninį kūrėjų ir strategų. Iš esmės padedu verslam, žmonėm, kūrėjam, jų idėjas paversti kažkokiais skaitmeniniais sprendimais, nesvarbu, ar tai yra parduotuvės, ar kažkokie kūrybinės vizualizacijos su web technologijom, ar tai yra aplikacijos, parduotuvės, savitarnos, nesvarbu, kas tai būtų, aš padedu tai įgyvendinti ir turbūt jau 15 metų tuo užsiemu, tai dariau ir agentūrai, dabar darau kaip laisvai samdomas specialistas, šone eksperimentuoju su savo projektais, apie kurių iš vieną užsiminėjai, ir iš esmės jeigu nuo to atsitapatinus, tai tiesiog esu vaikinas iš kaimo, gyvenantis Vilniuje, kuris mėgsta lentų sportus, mėgsta kažkaip tai gilintis į save ir kažkaip žiūri, kaip šitą gyvenimą šviesiau nugyventi ir, sakant, savo širdies vedamam kurti kažką tai čia po savęs. Smagu girdėti. Tas ir jaučiasi iš tas, sakykime, kai susipažinome, vieną iš savybių, kurią išryškinčiau labai įdomiai, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl norėjusi pakalbėti, tai paprastumas. Tai tas paprastumas pasireiškia per tos pačius, vėl pakartosiu, kebabus. Tokiam paprastame dalyke pamatyti bendrystę, pamatyti bendruomenę, bet palikime žiūrovui šitą temą šiek tiek. Vėliau man norėtųsi, kad tu pasidalintum savo tomis veiklomis. Papasakok apie savo projektus. Papasakok, kokių jų turėjai, pasidalink, kokie jie buvo. Tai iš gal papasakoti ir apie tos, kurie jau nebėra, ir apie tos, kurie jau yra, čia tokia trumpa eiga, ar ne? Jo, būtent pasidalinko tokių, kurie buvo grinai, mane domina galbūt ne tiek, kiek ką darai klientams, kaip paslaugą, nes tu kaip ir pristatėjai skaitmeninę kūrybą ir viskas, kas su to susiję, labiau domina tavo kūrybiniai sprendimai, kas ypatingai domina, kas nepasisekė, nes iš tų nesėkmių galbūt kažkas tai tavyje užaugo, patobulėjo. Tai pasidalink, kokias turėjai idėjas, kurias svarbiausia idėjai žingsnį, kad įgyvendinti ir kaip tau sekėsi. Gerai. Tai labai pavyksiu trumpai prabėgti pro visas, o kur bus įdomu, tai galėsim paėti giliau. Tai turbūt dar kai buvau paauglys,
gal iš vis pradėti nuo pradžių, kad aš tikiu, kad tos idėjos, kurios mane supo ir kurios iš manęs atsiradęs, visos kažkaip rezonavo su to, kur aš esu gyvenime tuo metu, kur yra mano interesai, mano energija, kuo aš domiuosi ir kažkaip aš vis tiek turiu tokią savybę, kad kas man patinka ir kuo aš degu, aš noriu to dalinti su kitais ir savaime iš to gimsta idėjos, sujungsiu kitus, pasidalinsiu, pamokysiu ir dalinsiu to, kas man faina. Savaime, tai kaip visą laiką, kaip užburtas kažkoks tai ratas mechanizmas, tai visą laiką vyksta. Tai vat, kai buvau paauglys, šokų breiką turėjau su savo draugais šokio grupę ir pradėjau burti Lietuvos breikerių bendruomenę. Buvo b-boy.lt toks projektas, tai tiesiog forumas, kur galėjom visi diskutuoti, kažkokius tai renginius daryti, filmuodavom pamokas, kaip išmokti vieną ar kitą judesį. Tai čia buvo, mano turbūt, pirmas toksai bendruomeninis projektas, kuris gyvavo galbūt ne taip ilgai, tuo metu ir tęstinumo nebuvo, bet tai buvo prisilietimas prie to, ką reiškia turėti tokį projektų, kur paskui aš išvažiavau studijuoti į Daniją, grįžau ir grįžtant buvau labai susidomėjęs sportų su savo kūno svoriu, kalistenika, reiškia, ar ne? Ir su tuometinė mergina mes abudu šitą temą mėgdavom, vėl draugas buvo, kuriam irgi tai patinka. Čia sakom, sukurkim portalą, kur galėtume žmonės mokyti, kaip sportuoti kartu, drauge, lauke, ant skersinio, ant lygiagrečių, savo kūno svorį, ten skeporiniai pratimai ir panašiai. Ir pradėjom kurti portalą, reiškia, sportų, sveikos gyvensenos portalą. Prašom straipsnius, receptus, patys renkam informaciją, kažkokias tai technikas, įdedam skaičiuoklės, įrankius, ten BMI, KMI, kas tai nori, viską skaičiuoji, makrosus, mitybai, žodžiu, įrankius visokius. Ir pradėjom filmuoti tos pratimus, tai turbūt porą šimtų pratimų sufilmavom, vėliau ir sporto salės pratimus įjungiam, žodžiu, dalinamės tuo, augo bendruomenė, tai išsiaugino tuo metu iki 17 000 sekėjų Facebook'e, bet tuo metu tas buvo daug, nebuvo daug tokių portalų. Tai ir motyvuoti atletai tuo metu buvo kaip ir šalia šoniniai projektai, bet jie tęsė savo veiklą, o mes kažkurio metu nulūžimo. Tas nulūžimas tai buvo taip, kad tiesiog gyvenime kažkurio metu iš manęs pasitraukė sportas tam tikram laikui, įvyko santykių, taip sakant, persiskirstimas ir gavosi taip, kad tas projektas liko toks šone ir aš nežinau, kas tą energiją daryti, nors jisai buvo pakankamai sėkmingas ir viskas ėjosi, rodosi, kišk komerciją, kažką su tu daryk, bet praradau vidinį galbūt drive, galbūt prasme, galbūt pats atsispatinu nuo sporto, to jeigu manęs nėra tame, tai aš to negaliu turėti kaip projekto, kurį vedu, nes aš turiu to degti. Man toks kažkoks vidinė mirtis įvyko. Kai dabar žiūriu, atrodo nelabai protinga, nes reikėjo tęsti daryti ir tai buvo prasminga ir graži veikla, bet kažkaip tai pats savo sabotažą pasidariau, man atrodo, ir nukritau šitą koją. Šitoje vietoje, ką aš pastebėjau iš tavo pasakojimo, norėčiau galbūt įprasminti, manau, kad verta yra, kad pasidalintų, paskui prisimink, pratęsime sekančius projektus, kuriuos darai, bet kad nepasimirštų. Tai tu paminėjai vieną labai svarbų dalyką, kuris man surezonavo ir ką aš matau savo gyvenime, tai ir kitų gyvenime su žmonėmis, kuriais tenka dirbti, susitikti, bendrauti, tai kad kažkokia tais veikla, pavyzdžiui, projektas, realizacinis kažkoks tais dalykas tavo gyvenime ateina kaip idėja, kaip veikla, kaip žmonės tuo metu, kai tau to labiausiai reikia, tuo metu, kai kažkas vyksta tavo gyvenime, kai vyksta kažkokie tais tam tikri, kaip tu įvardinai, etapai. Tai būtų įdomu už tavęs išgirsti apie tuos etapus, ta prasme, pabandyti pasižiūrėti, kokie tai buvo kas tavo gyvenime vyko ir kas lėmė sprendimą daryti vienokią ar kitokią veiklą. Ir kokie sprendimai, kaip tu paminėjai, lėmė jų nebedaryti, kaip atsitapatinas. Tai manau, kad verta būtų pasidalink būtent tuo, kaip tu tuos etapus matai. Kas vyksta tavo gyvenime kaip etapas. Tai dabar aš kaip ir įvedžiu į etapus, kaip aš prasidėjo šitas projektas ir kaip jisai pasibaigė, dėl ko pasibaigė, ar man prasiplės kažkaip tai plačiau. Aš labiau, čia paskui tu iškirt galėsi kitus, ne, dalykus. Jo, aš turiu omeny, kad tu pasidalintum apie patį tą etapą, tu jį paminėjai, pastebėjai ir kaip tu tai pastebi, patį savo pastabumą šitą. Dabar tu pasakoji savo istoriją ir tas yra labai fainai ir aš greičiau rezonuoju tavo istoriją ir tavo istorija man rezonuoja su tuo, kad savo gyvenime aš irgi dariau vieną, pavyzdžiui, projektą, tarkim, kavos automobilį, kai tuo metu mano gyvenime vyko atitinkami dalykai. Paskui projektas buvo pabaigtas, uždarytas ir taip toliau ir prasidėjo nauji gyvenimo dalykai, nauji tobulėjimai, nauji etapai. Tai man įdomu, kaip tu matai šitus etapus. Tiesiog pasidalink apie pačius etapus. Yra įdomus tais etapais, nes man atrodo, kad kai kurie etapai, jeigu tu iš jų nepasiėmė pamokos, jie linkia pasikartoti. Tai tu jeigu pamokos neišmoksti, vėl ir aš iš tikrųjų, jeigu pasakos toliau,
pamatysim, kad yra toks irgi paternas, kuris ateina, reiškia, turi idėją, įsigazuoji, užkyli, nori būti pastebėtas, pamatytas, įvertintas, darai, tada pasieki tam tikro lygio sėkmę, pasiekęs tam tikro lygio sėkmę, kur atrodo, tu turi prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta ir tą sėkmę įsileisti, pas tave suveikia vidiniai mechanizmai, galbūt aš nesu vertas, galbūt aš esu kažkas, čia ne man ir tau patogiau yra būti šešėlyje, negu eiti į tą šviesą, kuri ateina ir prisimti į save visą atsakomybę. Ir tu pat tada padarai tokį sabotažą, tarytum, jeigu nebus taip, kaip aš noriu, aš tą projektą numesiu, jau imsiu kitą idėją, kuri vėl man šviečia ir mane veda, ir vėl konstruosiu, kelsiu nuo pamatų, ten yra saugu, faina, šešėlė dirbu, mane veža idėja ateities, mane veža vizija, ir tik aš tik tos vizijos įlipu į kalną, ir jau vėl reikia prisimti atsakomybę, kur tarytum jau viešai gali būti, kad man teks pripažinti, kad tai nepavyko. Ir vėl eini į gamintojo rolę ir vėl varai. Čia yra labai... Tu tiesiog dar geriau turbūt auditorijai išryškinai, ką aš bandžiau iš tavęs išgauti apie tos paternus. Kaip čia lietuviškai ta žodis kalbėti? Paternas yra modelis, elgesio modelis. Elgesio modelis, jo. Tai va, tu labai gerai pasakei, man tai taip pat rezonuoja, manau, daugam tai rezonuos. Įsivaizduok, pavyzdžiui, darau kažkokį tais projektą ir man labai patinka ta fazė nuo nulio sukurti, pavyzdžiui, kaip apie brandbukai, logotipą ir taip toliau, iki tol, kol reikia jį paleisti viešumą. Reikia paleisti, aš jau toksai biški tikti susigūžiu, gal čia daryti, o gal nedaryti, o gal čia niekam nereikia to. Nu ir prasideda, va, kai tu sakai, paternai, įsitikinimai, blokai galvoje ir visas triukšmas galvoje. Ir bet svarbu paminėti turbūt tai, kad tai iš tikrųjų atgraso. Tai nėra tiesiog, va, dabar mes tai dalinamės istoriją, bet pabandyk prisiminti, pajausti, kai tu buvai tame momente, tos visos negatyvios mintis, negatyvios emocijos, kurios iškilo dėl tų elgesio modelių, jos tave ir atgrasė. Sustoti, pakeisti, persigalvoti, išsiblaškyti. Taip pat kaip ir mane dariau vieną dalyką ir tada gal čia biški ne taip ir tada tu važiuoji visai kitur, o ten gal, kaip tu sakai, buvo kaip prieš podcastą, kai darėm, gal po to vieno video arba po to vieno žingsnio jau buvo sėkmė, kurios tu taip norėjai ir tada tu vėl važiuoji, vėl kažką kitą darai. Tai va šitie elgesio modeliai įdomu, jeigu turi galbūt kažką dar papildyti. Gal dar gali duoti pavyzdžių, kaip iš pirmojo elgesio modelio ar perėjai ant ir ar tai pasikartojo, ar jau įvyko pokytis? Kažkokia prasme pasikartoja, jeigu prieisim prie mano kito projekto, bet dar gal norėčiau galbūt pridėti tai, kad kai įvyksta tokie atmetimai, toksai sabotažas, tai aš manau, kad dažniausiai tai vyksta, bent jau mano atveju, tai yra dėl tos tokios baimės nebūti primtu, baimės būti atmestu tokį, koks esi. Atstumtu. Taip, mes visi norim būti mylimi, priklausyti bendruomeniai, norim būti savimi, ar ne, ir tas yra mūsų kertinis varomasis variklis. Ir kai mes turim to tokią didelę vidinę baimę nepritapti, nebūti primti už tai, kas mes esam, ką mes darom, ką mes šnekam, kaip mes elgiamės, tada įvyksta toksai, gal nereikia, pradeda čia, mūsų balsas iš tenais pradeda mums gydyti. Neverta, neįdomu, nieks nesidomės, neparduosi, iš vis, kuo tu čia užsiemi, gal tu geriau užsiemi kažkuo kitu, kas yra saugiau, kur tu galėsi savo šešėlį nematomas daryti ir nieks tavęs neteis. Žodžiu, išvengsi ir nuomonės, ir kritikos, ir ko tik ne. Tai va šitoje vietoje įsiterpsiu gal, ką verta, pavyzdžiui, kas man padeda, kai tu minėjai tie visas triukšmas, tai verta žmonėms paminėti, manau, kad yra įvairios praktikos, mes prie to prieisime, kaip meditacijos tos pačios ir kitokie tai užsiėmimai, kurie padeda nuraminti tą triukšmą, nuraminti ir girdėti daugiau savo to balso, nes pavyzdžiui, jeigu 10 žmonių, tarkim, aš tau sakiau, Karoli, čia gal biški nesąmonė, tu taip nedaryk, ir dar 10-20 žmonių tavo erdvėje, tavo pasaulyje to taip pradeda sakyti, jie gali, jeigu tu neturi tvirto pagrindo, nejauti iš savęs giluminio atsakymo, kad ne, čia visgi tas mano yra atsakymas, jie tave gali išblaškyti. Tai reiškia, kad pakreipti tave ir tu paskui po kokių tais metų 5 praėjus galvoji, blemba, visgi gal reikėjo tęsti tą dalyką, nes tai gal buvo mano dalykas. Bet kaip sakėm, elgesio modelį linkę pasikartoti. Įdomu tai, kad aš pastebiu dar ir iš tavo istorijos kitą įdomų modelį, kuris, man skamba bent jau harmoningai. Tai pirma tavo veikla buvo susijusi su, sakykime, su bendruomenė. Su žmonių kiekiu, sujungtų į vieną, sakykime. Taip, ir padėti žmonėms jaustis fiziškai geriau. Jo. Tiesiog. Antra veikla, sakykime, forumas. Tai irgi yra apie tą patį. Tai irgi sujungti žmonės. Veiklos, prie kurių dabar tu prisidedi ir prie kurias mes susipažinom, tai irgi yra apie žmonės sujungtus į kažkokį tašką. Tai tiesiog, ką noriu pasakyti, istorija prieš kiek metų buvo tavo ta pirminė istorija prieš kokį? Oi, čia man buvo 22 metai, tai prieš 12 metų čia kažkur. Tai ką noriu pasakyti, kad rodo dalykus,
tavo istoriją, kad, sakykime, kad tau reikia dalyvauti veikloje, nes vienaip ar kitaip tu bandai, viena veikla vienoks likimas, kitos likimas, bet pati esmė, kad tai yra susiję apie žmonės, kaip ir aš paminėjau apie tos kebabus ir bendruomenę, tai apie tave. Mes palėtėm kelias temas ir bendruomenė apie tave. Tai tiesiog verta galbūt apie tuos toliau papasako, kaip toliau vystėsi ta gija. Jo. Dar norisi papildyti vieną dalyką, kaip baigėsi tas mano projektas, ir nes sporto, vis tiek apie elgesio modelį šnekėjom. Tai aš tarytum, mane komanda šiek tiek prasiskirsti, tai reiškia, išbyrėjo komanda ir reiškia, aš turėjau nutraukti sportą. Tai reiškia, įvyko mano kertinis veiksmas, kuris siejasi su šitų projektų, turėjo būti nutrauktas. Bet kur yra klaida, manau, elgesio, tai yra pilnai sutapatinti save ir savo būseną su projektu. Tai reiškia, kad projektas yra aš. Jeigu aš negaliu sportuoti, projektas tai gali vykti, aš toliau galiu įvesti, galiu ateiti, sakyti, okei, dabar turėsiu padaryti pauzę, bet toliau vedam, toliau keliam tą turinį, tą motivacijas, pratimus, viską važiuojam toliau. Juk tai yra du atskiri dalykai, o aš nužudau, tarytum, jeigu aš iš savęs sušlubuoju ir projektas turi sušlubuoti ir aš pat paimu ir nukertu. Ir manau, čia yra dalis paterno, kuris išsiskleidė ir vėliau. Ir aš lygų projektas, taip nėra. Tu gali kaip vadovas, kaip savo projektą, kaip į savo atskirą dalyką pasižiūrėti. Kaip savitą atskirą vaiką, atskirą organizmą. Jo, nes taip ir yra, o kai tu patampi juo, tai praradimai ir visi suklupimai, viskas yra žiauriai sunku. Taip sakant, reikia būti stebėtojų, o ne dalyvių kartais. Tuo pačiu grįžtant ir prie jautrumo to atžvilgiu, pavyzdžiui, kažkas parašė, tarkim, tavo projekte neigiamą komentarą, kai mes tai esame įsilietę, atrodo, kad tai mums sako, gerai, tiesiai kiaurai, vos neįširdį, kai iš tikrųjų tai galėjo būti bet kas, kažkokia žmogiška klaida, visiškai, mes priimam taip giliai, ne, įširdį. Tai čia tas stebėtojo vaidmuo, tai vėlgi grįžtam prie tų, papasako, kaip tu tai stebi, kaip tu tai supranti, tą stebėtojo vaidmuo. Žinai, man turbūt nesenai vienas į galvą atėjęs pavyzdys, kuris labai šitą gražiai išskleidžia, yra tai, kad mes galvoje pastoviai girdim mintis, ar ne, mes šnekam su savimi, racionalizuojam, vyksta dialogas. Bet jeigu kažkas šneka, yra kažkas, kas klauso, tai mes esam ne tas, kas šneka, mes esam tas, kas klauso, mes esam tas stebėtojas. Tai man atrodo labai gerai įkūnė, jeigu tai tikrai suvoki, ką aš dabar pasakiau, ir tas tave įeina, kad mes iš esmės viską tik matom, girdim, mes patys kaip ir nieko nesakom, tai mes viską stebim ir iš to stebėjimo ir reakcijos į tai, ką mes girdim ir matom, pas mus kyla emocijos ir reakcijos ir tada mes renkamės, kaip į tai reaguoti, jeigu mes tikrai esam sąmoningi tokie stebėtojai. Kitu atveju, jeigu pasiūlom šiek tiek tokiam reaktyvumui, gaunasi, kad automatiškai tam dalykai nuvilnyja. Tai šitoj vietoj tavo patirtis, iš tų, kad ir iš kelių projektų, kurias jau praeiti, sakykime, tavo istorijos dalis, tuo pačiu ir tavo pamokos, nes tu jas praėjęs patobulėjai vienareikšmiškai. Įgavai, nes dabar gali kalbėti atgal ir pasižiūrėti, čia galėjau padaryti taip geriau, tai reiškia, yra apie didelį tobulėjimą kalba eina. Ir ką šitoj norėtųsi išryškinti, tai šiame etape gyvenimo, ne, pavyzdžiui, tu esi priėjęs prie savo išvadų apie savo dalykus, aš prie savo išvadų ir mes abu, manau, galime sutikti, kad ta stebėtojo pozicija, reiškia, nesusitapatinti su projektu, nesusitapatinti su ta pačia galbūt neigiama įžvalga, neigiama kritika į tavo atžvilgių, tiesiog mokėti atsitraukti yra ypatingai svarbus instrumentas išmokti. Tai ką verta paminėti tiesiog, kai aš dar, pavyzdžiui, dirbu su žmonėmis, tai arba, pavyzdžiui, knygoje, kurią apie rūkymą parašiau, kaip išsilaisvinti iš rūkymo, tenai ir yra su šios praktikos, būtent ką daryti, kaip išmokti stebėti. Tai man būtų įdomu iš tavęs išgirsti techniką, kaip tu pats tai stebi. Nes, pavyzdžiui, kai aš tai išgirdau pirmą kartą ir nemokėjau to padaryti, tai aš girdžiu, ką man sako, stebėti, bet aš nesuprantu, apie ką tai yra. Man čia labai įdomu, net nežinau, ar aš tikrai esu jau toks geras stebėtojas, man tiesiog kartais įvyksta toks, nepasakyčiau, kad tai jau vyksta nuo labai senai, sakyčiau, kad pastaruosius laiku aš pradedu atskirti, kad yra rokas, kad aš esu tas sutvėrimas iš mėsos su kūnu, kurį vadinam roku, jisai gyvena, bet viduje tai aš esu tiesiog energetinis sutvėrimas, kuriam yra uždėtas roko vardas. Ir kai pas mane įvyko toksai suskilimas, tai rytum aš viduje pradėjau taip matyti kažkaip skirtingai dalykus, tada pradėjau šiek labiau stebėti ir atsitapatinti nuo to, ką jaučiu. Aš tai rytum dvi skirtingos tėkmės. Yra viena, kur visi jausmai, visos emocijos ir viskas, kita, kur tiesiog aš ir toksai, kur, sakytum, bejausmis sutvėrimas, kuris tiesiog. Ir nežinau, atėjo laikas gyvenime, kur pradėjau taip matyti ir taip jausti. Čia ir iš knygos, podcastai, kažkokia meditacija, kažkur eini, per visas praktikas, per kvėpavimus turbūt susideda. Tai tiesiog atėjo laikas, kur viskas. Va dabar aš matau taip ir nors tu ką
kaip sako, kartą pamatęs nebėra kelio atgal. Ir Taip, taip, sulūžo, ir ir viskas jau perlūžo, ir pasidarė. O kad aš tam būčiau skiręs kažkokį specialią praktiką, tai aš mėgstu reflektuoti, aš mėgstu rašyti žurnalą savo ar emocijų ir įvykių, analizuoti save. Tai tu analizuodamas save, tu pamatai tos ir modelius, ir jausmus, ir tu sugebi save. Tai vat, tu labai gerai viską išaiškinai, aš ką noriu šitoje vietoje papildyti. Tiek, pavyzdžiui, tavo ir mano kelionė atvedė iki to, kad mes atradome savitus būdus mums priimtinus, kaip tą stebėtoją, kaip pradėti stebėti kažką, ne kažkokius procesus. Ir man klausimas kyla iš to, jeigu dabar galėtum grįžti į jaunystę, pavyzdžiui, prieš tos 12 metų, ir tarkim, aš tau pasiūlyčiau praktiką, kad tu gali jau tada išmokti stebėti, ar tu rinktumės pasitreniruoti su tą praktiką ar ne. Jeigu būčiau dabartinio proto rinkčiausi, jeigu būčiau to proto, kaip buvau tada, tai sėkmės tėvai, taip sakant. Bandyti. Tai man būtų neįrodęs. Bandyti tik. Greitas mąstymas, dopamininis mąstymas, net ir tos idėjos, kai užsidega ir tu pradedi kažką daryti, dopamino varomas, to pasitenkinimas yra iš tų svajonių, iš to drivo viso. Ir tuo metu pas mane mintis šaudo greičiau, negu aš spėjau jas iškomunikuoti. Ir dabar tas yra, tik aš biškiu sudėtėjęs, gal šiek sąmoningesnis esu, bet čia yra mano minčių modelis, taip sakant, tai sunku mane būtų taip nuraminti ir įžeminti. Aš būčiau smalsus to klausimu, bet ar aš būčiau uolus mokinys, tai čia kitas klausimas. Ok, nes pavyzdžiui labai įdomu, kad budizmo tradicijose su dėmesiu vyksta labai daug technikų, daug praktikų ir taip toliau. Viena tokia gal net paprasčiausia, kurią aš pats daug praktikuoju, nes tiesiog didelį proveržį matau. Tai pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduokim, kad yra žvakė, pastatyti tą žvakę ir ją stebėti. Stebėti žvakę, sėdėti taip, nieko nedaryti, tai man kai pirmą kartą šito išgirdau, nes buvo labai aktyvus protas, ta prasme, aš jo nemoku nutildyti, nežinau, ką daryti, mane ima nerimas, jisai man šneka 1000 paduoda informacijos, kodėl tas ar tas mano projektas, ar dalykas, ar aš, ar dar kažkas yra blogai, 1000 paduoda, kurie yra gerai, aš tada pasimetęs, nežinau, nei ką daryti, nei dar kažką, tai aš tiesiog nesupratau tuo metu, dabar tai suprantu, kas vyksta, o tuo metu tai buvo mano realybė. Tai reiškia, kad aš, ant tiek valdomas proto nemoku nuo to atsiriboti, kaip tu sakai. Ir tai yra taip sudėtinga, man buvo, atsimenu, tą etapą gyvenimo, tai buvo, labai rūgštų. Tu tiesiog, tu įkaitas esi visiškas, tų minčių, kurios tavo ateina, tu nemoki jų nuraminti, neturi jokių instrumentų. Tai man tos praktikos, apie šitą, kur minėjau, tai stebėti, pavyzdžiui, žvakę, tai visiškai išlaisvina. Tai, ta prasme, pamatyti, lengviau sugebėti, pavyzdžiui, valandą. Iš pradžių mano rekordas buvo gal kokias 2 minutės, nes aš sėdžiu, sakau, ir ten cypia, ne? Tai kad cypia, tai viskas tvarkoja. Nuraminimas vyksta, aš papasakosiu trumpai, kaip vyksta nuraminimas, bet esmė, kad aš sėdžiu, stebiu ir man mintis, kaip aš čia nesąmonė, sėdžiu, stebiu žvakę kažkokią, tai visišką nesąmonę. Stebiu toliau. Pažiūrėk, neturi ką veikti, kas tau yra. Einam, pabėgiosim, pažaisim, ką nors, pavalgysi galų galę, bet ką. Ir toliau stebi. Bet tai dabar taip stebi toliau. O tada tai buvo, kad tu bėgi, paskui tą mintį, žygį einame ten, nežinau, pasivaikščioti ir eini. Ir esmė tame, kodėl aš tai akcentuoju, kodėl tai yra labai svarbu, tai yra su mūsų tikslais surišta. Pavyzdžiui, turi tikslą įgyvendinti projektą kažkokį tais. Tai visiškai tas pats. Atėjo mintis, kad reikia žygį, einam pabėgioti, einam pavalgyti, čia darai nesąmonės ir tave nukreipia nuo tikslo. Taip. Bet jeigu tu išmoksti valdyti, pastebėti tos dalykus, ne, man dabar yra tikslas žiūrėti žvakę. Aš sąmoningai renkuosi žiūrėti žvakę. Tai iš pradžių buvo kelios minutės, dabar galiu, pavyzdžiui, valandą sėdėti tą žvakę ir prasideda dar visai kitokie procesai lygio, kurie iš pradžių mane net išgąsdino. Tai tiesiog, tai tas realiai veikia. Ir dėl ko aš tai pasakoju, kad atrodytų, kokia nesąmonė ir kokia paprastas dalykas stebėti žvakę ir jinai man padės verslui, projektui ar dar kažką. O tai iš esmės yra esmiška. Aš galvoju, kodėl tas stebėjimas yra tokia esmiška praktika, nes dauguma praktikų yra apie, pavyzdžiui, stebėjimą. Vienokią formą, kitokią meditaciją. Ir tai tuo metu aš nesupratau, man atrodo, visišką nesąmonę, kad, pažiūrėkit, tu kokiom nesaišku, prisiskaitai, čia mano mintis, aš tipo stebiu žvakę ir mano mintis, prisiskaitai kažkokių tais nesąmonių, kad tau čia žvakę padės kažką padaryti ir paskui tik tai supratau, kad tai su viskuo yra surišta. Jeigu, pavyzdžiui, mano tikslas yra parašyti knygą, bet aš negaliu sutelkti dėmesio, prisėsti ją rašyti, ten į dieną valandą skirti 2 valandas, ta knyga niekada negims.
Taip. Nes aš pradedu rašyti, man tarkim, va čia va reikia eiti iki mano tikslo pavyzdys, nuo planšetės iki čia aš pradedu eiti ir mano dėmesį nukreipia. Nu, pavyzdžiui, va, paskambino Rokas ir sako, Žygi, davai tenai gal važiuojam į gamtą. Ir jeigu aš neturiu to dėmesio, nesuprantu, kas vyksta, aš važiuoju į gamtą. Arba prasideda vidinis konfliktas. Blemba, man reikia rašyti knygą, bet noriu ir į gamtą važiuoti. Ir nenoriu rašyti knygos, geriau gali gamtą pasilinksminti dar kažką, bet blemba, jeigu išvažiuosiu į gamtą, tai neparašysiu knygos, irgi blogai. Kas kūrėsi? Kūrėsi vidinis konfliktas. Ir tam vidiniam konflikte prasideda emocinis laukas. Kas emocinis laukas? Kančia, tu pasimetimas, tu nežinai. Kaltė galų gale. Kaltė ir prasideda šusnis. Tai va tokia prasta praktika stebėti žvakę, ant kiek jinai išlaisvina. Tu gali pamatyti, okei, čia va atėjo tiesiog mintis Roko ir tada pasveri. Nu, vat, ar rašyti, ar važiuoti, yra dar technikos, kaip pavyzdžiui, vertybių skalę pasidaryti. Pamatuoji palei vertybės, pagal prioritetus. Jo, pagal prioritetus, pagal vertybės, jeigu, pavyzdžiui, nieko nepakeis, ar galiu vakare, bet esmė, kad tai jungia tau sąmoningumą. Tu gali pradėti rinktis, nebūti vedamas tų minčių, ar ten, ir emocijų, o tiesiog, vat, nu, aš dabar renkuosi taip ir turi atsakymus, kodėl tu tai renkės, dėl to tau yra ramu, dėl to tavo emocinė būsena gera ir taip toliau. Tai ką viso to norėjau pasakyti, ilgų lozungų, kad tiesiog stebėjimas žvakės gali iki tokių dalykų atvesti. Tai čia kur dėmesys, ten energija, būtų galima pasakyti. Būtent, kur dėmesys, ten energija. Tai vat, įdomu, tiesiog buvo tai va iškelta. Tai... Ir man atrodo, galbūt galima papildyti šiandien stovėtą, kad manau, kad visas tas prasideda iš vis gyvenime toks virsmas ir kontrolė dalykų. Ne tik, kad kontrolė, bet galbūt kažkokie tai pokyčiai prasideda, kai tu pradedi sudvėjoti savim. Reiškia, tu visą laiką varai automato, bet tu vat, pradedi kažką daryti ir sudvėjoti. Ar tikrai to reikia? Kažkas kažką pasakė, iškilo jausmas, kaip aš čia jaučiuosi. Ar tikrai tas, ar tikrai anas. Ir kai tu pradedi savimi dvejoti ir sustoti tam savo automatė ir bėgime, pradeda skleistis tokie įdomus dalykai. Tu tarytum randi į visai kitus motyvus ir tu gali juos perrašyti. Ir kai tu gali perrašyti tai, kaip tu reaguoji ir pradėti keisti savo elgesio modelį, pradeda didysis pokytis, manau, įsigyvendinti. Taip, ir dar vat įdomu, grįžkime prie tavo projektų temos. Tai vat buvo vienas, jisai užsidarė, buvo kitas, vėl kažkokie tais pokyčiai, sakėme, vyko, pakalbėk dabar apie sekantį, kas buvo po to, bet prieš tai atkreipkime dėmesį, kas buvo ta ugnis, kuri įžiebė eiti toliau. Nes mes dabar kalbam apie problemas, kalbėjom, kas mus nutraukė nuo projekto, va, tarkim, išsiblaškėm, nenorėjom, minčiamosi, bet įdomu, kas įkvėpė daryti vėl toliau. Pakalbėk apie tą ugnelę, tą būtų įdomu išgirsti. Jo. Kas paskatino vėl tęsti kažkokią veiklą? Tai tada buvo, čia dabar 2 metai praeina nuo to, kaip baigėsi mano praeitas projektas, ar ne? Ir tada sėdžiu kebabinėje, nu čia jau prasideda kebabai, biškai jau eina intro su savo geru draugu. Tuo metu yra periodas, kur pas mane ir santykiai iš tikrųjų nauji buvo, ir buvau labai užsivėlęs į saviugdą, skaičiau daug saviugdos knygų apie savipagalbą, žinai, psichologiją, ir ten visokios meditacijos, dėkingumai, viskas yra minima, aplinkui radosi ir tokių žmonių, kurie užsiiminėja kažkokiais ir šamanizmais, ir alternatyvom praktikom, ir jogos, nu, žodžiu, visas paketas tokių dalykų. Pats esu, aišku, labiau iš verslo pasaulio, iš tokio matau, aš dirbu agentūrai, tai matau ir vieną pasaulį, ir kitą. Nu ir aš tikrai, man rezonuoja viduje, kad tai yra prasminga, kad tai padeda žmonėm, kad faina geriau gyventi ir aš sėdžiu, šneku su savo draugu, jis man pasakoja apie savo gilius suvokimus irgi naudojant visas šitas praktikas. Nu ir aš sakau, seniai, mums reikia tuo dalintis, čia mes turim padėti žmonėm gyventi geriau, tame daug prasmės. Ir sakai, jo, reikia, jis taip pat dirbo su audio įrašais, tai buvo kaip ir geras žmogus įrašinėti kvėpavimo pratimams. Tada turėjom draugę, kuri gali įrašinėti meditacijas, to pačiu jogos kažkokius nufilmuotų užsiėmimus. Tai, žodžiu, turim visą paketą žmonių, kurie suinteresuoti šitą daryti ir mes sėdėmės ir užsihaipinę, gelbėkime tą pasaulį, žinai, ir man tas, gelbėkim pasaulį yra momentas, gelbėkim kitus, gelbėkim pasaulį. Yra dar vienas momentas, kuris žiauriai galina, bet žiauriai klaidina. Jisai įdomesnis yra. Ir mes tada užsivedėm, nu gerai, pradėjom kalbėtis, kaip mes šitai darysim. Ir iš to išsirutuliojo, kad tai gal padarome kažkokią tai aplikaciją, kurie būtų, kur žmogus ateina, pasirenka tikslą, gal jis nori geriau miegoti, geriau susikaupti, pailsėti ir tada mes jam priskiriam kvėpavimo pratimą, galbūt meditaciją, kažkokius refleksijos klausimus, emocinį žurnalą vedam, kad galėtų sekti, kaip jisai jaučiasi ir tada buvo dar tos klausimas, tai kaip mes tai parduosim žmonėm, bet kažkaip verslą reikia parduoti, nes ten didėjai pinigai yra. Tai davai sujungiam tai su mikroklimatu įmonės. Iškės gerai jaučiasi darbuotojai, jie norės pirkti įrankius, kurių jaučiasi gerai darbuotojai, ir prijunkim dar organizacinės psichologijos klausimynus, ar žmogus jaučiasi įvertintas,
supaprastintas, ar jau čia lygybė, kitus dalykus, sujungiam į vieną vietą ir bus ta aplikacija ir mes davai pradedam, įimu greitai komandą, renku specialistus, žodžiu, prasidėjo žiauriai įdomus etapas į gyvenimą, kas irgi yra vienas iš didžiųjų motivatorių. Manau, kad kai atsiveri naujai kelioniai, staiga aš į tą organizaciją psichologiją lindau, į bendrai platesnę psichologiją, savipagalbą, tas praktikas visokias, daug naujų žmonių, daug naujų tokių visokių suvokimų ir aš pastoviai randu save kambaryje, kur aš esu, pavadinkim, durniausias, negaliu gal sakyti, gal negalima taip save žeminti, išsireikšti, bet, tarkim, nesijaučiu pats protingiausias kambarį ir aš jaučiu, aš semiu ir aš toks kuklų, susipaprastinęs, klausau, jūs visi tokie įdomus, profesionalai, kažkas ten jau neuromokslų, kažkas tai su psichologija labai giliai nuėjęs diplomuoti, visi specialistai. Ir aš kraunu tą patirtį per save, košiu ir gaunasi, kad mano tokia turbūt stiprybė ir tas drivas yra, kad aš turiu daug skirtingos informacijos, manyje susisuka ir aš taip visi šaudamas, tie visi galai susijungia iš vieną tašką ir aš pradedu kurti, kažką transliuoti ir matyti platų į paveikslą. Iš to platojo paveikslo pradedu siaurinti ir daryti sprendimą. Tas platusis paveikslas, aišku, man netarnauja, nes jisai yra tokio dydžio ir aš ten gyvenu su šitą viziją, o padaryti reikia tokį ir su tokiu. O kai aš turiu tokį dalyką, o darau tokį, į mano savivertę, tai bus pakankamai gerai, kai aš būsiu čia, o ne čia. Ir tas mane sabotažuoja, nes jaučiuosi, kad buksuoju. Žmonėms bus neįdomu, nes jūs nematysite didelio paveikslo, būtų pamatyti didelį, nes su šitu mažu tai čia nieko nevertinga. Ir aš pažeidžiu visus startupų darimo principus, kad startups viena funkcija, startups su mažu produktu, aš iš karto statau raketą, bet tokia imperija, man reikia sudaryti patį didžiausią dalyką. Tai aš vis stačiau, bet gavosi, kad tokį įdomų procesą praėjau, gavau investiciją, komandą surinkau ir žodžiu, mes tai visą tai darėm, deginom tos pinigus, atsitiko ir korona, tai dar geresnis laikas, reiškia, po tualetinio popieriaus krizė, psichologinis pasaulis pasidarė dar svarbesnis, visa Europa šneka, hakatonai vyksta, kaip mes čia namuose užsidarę būsim, reikia stebėti savo ir darbuotojų sveikatą ir savo, tai mūsų įrankiai dar to aktualesni, bet staiga randas ir konkurentų kažkokių, man irgi kliba toksai banguoja dalykas, bet aš pats irgi užsivedęs varau, ir jau tie pinigai baiginėsi ir aš tada investuotojai, dar produktas nebaigtas, aš vis dar savo raketą konstruoju, ten dadėjai, dar biški, man investuotojai sako, tai kokia čia pagrindinė funkcija, čia kvėpavimas, šitas anas, bet slaptai dar aš ten kažką dadėjai, kas man atrodo svarbu. Ir žiūrėk, jau pinigų nėra, jau aš turiu masažuoti kiekvieną komandos narį, padėk čia biški tą padaryti, čia aš pinigų, čia bus gerai, čia pavyks viskas, atsipirks, čia pamatysi, būdžiau ir gerai, ir visus masažuoji, visus drąsini, motivatorius esi pats savo poreikių, vapšė nepaisai, tiesiog varai, dieną naktį nebesvarbu. Vėl, aš esu projektas, projekto nesėkmė, mano nesėkmė, žodžiu, viskas yra susiję, degu, ir ką, ateina taškas, kai pinigai baigėsi, investuotojai sako, daugiau nebeduosim, arba tu parodai veikiantį dalyką, arba ne, aš badau testą su įmonė, ten viskas erorais pilasi, procesas sklandžiai neina, nėra, kad ten daug trūko, bet tiesiog neina dar sklandžiai. Aš kadangi visą laiką deginau save, aš toksai sukepęs, jau jėgų neberandu, jau biški traktuoju, kad čia vėl yra feilas, vėl. Čia nėra feilas, aš atsimušiau į sieną ir į iššūkį, tai nėra feilas, bet man nepavyko, man jėgos baigėsi, čia reiškia, jau galiu, nesvarbu, kad aš dirbu prieš metus laiko, iš šono padeda, čia sugedo, čia nieko verta yra, taip sugebi diskredituoti savo darbą, įdirbį, didžiulį iš tikrųjų gazą. Didelių žmonių kiekio darbą. Jo, taip sugebi diskredituoti, taip savanaudiškai, sakyčiau, priimdamas, kad čia pralaimėjai, pasiduodamas ir pastebėjau, kai jau reflektavau po kurio laiko apie tai, jau aš seniukas toks batsivys be batų buvau, aš pardavinėjau, norėjau sukurti aplikaciją, kuri padeda kitiems geriau gyventi, geriau jaustis, kurti sąmoningesnę visuomenę, o pats kaip robotas su pilnu gazu deginau save ir per jėgą bandžiau išstumti pats tų praktikų ir tų principų netaikydamas ant savęs, nes jeigu būčiau taikęs, aš būčiau neatsiradęs ten, kur aš atsiradau, būčiau pamatęs save iš šono, būčiau įsižeminęs ir, būčiau tą padaręs, tai labai toks įdomus suvokimas. Įdomu būtų paliesti, kaip tu jauteis tada. Prisiminti tą, man tai rezonuoja tai, kad tu pasakoji labai, aš turiu tokių pačių patirčių ir kaip tu jauteis, kaip su savim tvarkeis. Vis tiek, buvo investuotojų pinigų, buvo ta pati, kurią tu savo pats priskyriai, ne žmonės pasakė, o tu pats savo priskyriai, nesėkmę. Tai kaip tu su to tvarkeis viduje, kas tavo viduje vyko tuo metu? Kalties jausmas, toks nusivylimo jausmas yra didelis.
Kažkada sakiau, žinai, kaip tvarkėsi, tai sakiau, reikėtų apkabinti medį, kai niekas neapkabina, apkabins motina gamta, žinai, tai buvo toks pasakymas, tai jo, buvo laikas, gamta buvo toks sustojimas, toks nedarysi nieko. Lengva apatija vyksta tokiu metu, tai net nesakyčiau, kad sugrįžimas į save, bet tiesiog lengva apatija, pasidaviau, perdegiau, kyli, pavarai, tu perdegičiau, leidėsi žemyn. Čia kaip kalniukai, tokie irgi dopamino, gali sakyti. Ir tada buvo visiškas sustojimas. Tada šiek tiek blogų įpročių galima padidinimą koreliuoti su tuo, kad tu išeini, žinai, iš to. Biškai nusimušinėjai kažkaip tai, bandai grįžti į save, priedas į ciklas ir vėl staiga atsiranda kažkokia kita galbūt idėja, projektukas, kažkas, vėl tas dopamino ciklas užbaro ir vėl biškai yra prasmės, kažką darau, vėl gyveni viziją, kad kažkas pasiseks, kažkaip tai padėsim, kažką padarysim, bet va taip pat sugebėt idėją, kurią vystėjai metus laiko, padėti šoną ir ieškoti kažko kito, vietoj to, kad ieškotum būdų, kaip ją prikelti ir kaip čia išsukti iš tos duobės, į kurią tu įkritai. Tai... O kaip tu manai, vat, kame kaip kitą kartą gali padaryti, kad būtų nebe taip. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus dabar klausosi, galbūt yra, daug kas, manau, yra panašiuose galbūt apmąstymuose, galbūt mesti projektą, o galbūt tęsti. Ar ne, pavyzdys. Nes tu irgi nebuvo taip, kad įvyko per dieną tau lūžis, atėjai susigalvoji, spjaunu, kitai vyko procesų virtinė, kurie privedė tave prie tokios hipotezės. Tai vat, ką dabar darytum kitaip šituo atžvilgiu? Jeigu sakai, kad testum, tai kaip susitvarkytum su savo to negatyviu mąstymo projektų atžvilgiu, su negatyviais jausmais projektų atžvilgiu, kaip tu tai pradirbtum dabar? Aš tai visų pirma, man savo tikrai priminčiau, kad tai, kas vyksta, yra ne apie mane, o tai yra tiesiog darbinė situacija apie projektą ir aš dabar turiu iššūkį, kurį turiu išspręsti. Turiu problemą, kad tai problemą išspręsti, reikia daryti tam tikrus veiksmus. Ir tada eksperimentuočiau. Ir labai svarbu yra pasišnekėti su kažkuo, kas matytų kitą perspektyvą, nes jeigu tu savo sultysi sukiesi, yra negerai, bet dar klausimas yra, ar tu moki girdėti. Nes aš turėjau žmonių, kurie buvo pradingi, tikrai tuometinis mano vadovas įmonės, kurioje dirbau, man tikrai sakė nesustoti ir kažkaip kitaip pasižiūrėti, bet kai tau save papjovėsi, tai ką tu ten bedarysi, žinai, tai kas ten nebesigaus. Bet... Tai tavo rekomendacija būtų nebijoti kreiptis į kitus žmonės patarimo ir pabandyti juos išgirsti, ne? Ir išgirsti jo, ir įsileisti kitą perspektyvą, bet svarbiausia nesusitapatinti. Tiesiog priimti tai kaip iššūkį, iš kurio galima išeiti. Ir tai, kad jums dabar stringa, kad jums dabar kažkas nesiseka, kad jums sustojo, tai galbūt jūs ne tam kambarį esat, galbūt jūs ne tuos įrankius naudojat, galbūt ne to kampu žiūrite problemą. Tiesiog neprimti to kaip nesėkmės, kad dabar nėra išeities. Išeičių visą laiką yra 100 skirtingų kelių pasiekti tą patį tikslą, tik tiek, kad galbūt neįvyko tuo, kuriuo tu labiausiai tikėjai, kuris tau buvo artimiausias, kur tu labiausiai svajojai, bet tai tiesiog reikia išmokti padėkoti savo, buvo gerai, fainai, čia dabar neišėjo, kažką iš to išmokim, padarykim kitaip. Nes tas susitapatinimas, kurį tu vadini, tai jisai yra, sakykime, susitapatinimas su emocija, kurią tau tas įvykis sukėlė. Nes pavyzdžiui, ta pati problema, tik tai paprastesnė pateikta ūkiškiau. Jeigu tau sulūžo, dėl kokios priežasties, arba valėsi dantis ir šereliai jau visai nusidėvėjo, ne? Yra problema, realiai problema, kaip ir tavo veikloje kažkokia tais problema X. Taip ir čia šereliai nusidėvėjo dantų pastos, bet tu ką darai? Tu eini spręsti tą problemą. Tai ar nusipirkti kitą, ar pasimti, nežinau, iš kokį naują gal turi pasislėpęs, bet tiesiog tu eini pakeiti dantų šepetėlį, teisingai, ir valaisi toliau tą dalyką. Tai tiesi tą procesą, kuris tau yra reikalingas. Bet jeigu tau dantų šepetėlis yra visas gyvenimas, kad jeigu tik tais dantų šepetėlis mano sugės, viskas, aš tai būsiu prastas, tai reiškia, kad man niekada nepasiseks, daug tokios mintis buvo, man niekada nepasiseks, aš iš vis nevykėlis, nesugebu to daryti, čia gal man nesėkmė, aš gal iš vis susiskleisiu į kokį tais kokonėlį ir pasislėpsiu, nes man sulūžo dantų šepetėlis, o dėl to, kad tam projektui, kaip tu vardinai, mes priskyrėm, kad aš čia mane įžeidė, ir va tas gaunasi, tai tiesiog tokie pavyzdžiai, va, aš sąmoningai tą pavyzdį pateikiau, padeda mums prisiminti. Aš, pavyzdžiui, dažnai tokius pavyzdžius naudoju, jeigu kažkas įvyko, palauk, ar čia taip iš tikrųjų yra žiauriai svarbu, ar čia tik tais yra, ar aš tik tais taip prisigalvau, kad čia yra, o jeigu atsitraukčiau, ir va šitoj, grįžtant prie tavo pasakytų žodžių, yra praktikos, tos pačios sąmoningumą ugdančios, kurią tu įvardinai. Aš nežinau, tu įvardinai tai kaip iš tikrųjų kaip praktika, ar įvardinai tiesiog dėl to, kad tai geras pasakymas, bet yra labai rimtas dalykas, kaip kabinti medį.
Aš tai pripažįstu, kad tai yra labai geras dalykas. Ir žemina, ir nuramina. Tai tiesiog, jeigu tau įvyko tokia situacija, kažkokia tais, kad, šepetėlis sulūžo ir viskas pasaulio pabaiga, tai ir tu dar galbūt nesi taip įvaldęs to atsiskyrimo, tiesiog nueik į gamtą. Realiai, dideliausia, jeigu leidžia oro sezonas basas. Kažkai pasivaikščioti basas į gamtą, tai tu taip greit visi šitai išgaruoji, tu pamatai medelį ir prasideda stebėtojas. Pasižiūrėti kaip, ten kokia gėlytė auga, uoga, jeigu tinkamas sezonas auga. Ir va šitas stebėjimas, tu tiesiog įeisi į kitokią būseną, tavo būsena pasikeis, sakykime, kad va šitas puodelis yra tavo negatyvi būsena ir čia, tarkim, pripilta kokios, nežinau, kokolos, tamsi būsena. Taip. Ir tol, kol tu esi tame puodelėje, tol viskas yra aplink tamsu, tu nieko kito nematai. Ir išėjimas iš būsenos būtent, tai pavyzdžiui, pasivaikščiojimas, pabėgiojimas, dar kažkas, tu jeigu randi būdų kaip sąmoningai išeitas, pats medžio apkabinimas, tas pasivaikščiojimas, tai jau tavo puodelis, kai tu vėl grįši prie savo darbų, gali būti turėti baltos spalvos, ant kurios tu galėsi kabinti savo darbus. Tai pavyzdys, kad gal tą galiu padaryti, gal va tą, bet jeigu tu, kas dažnai būna pradžioj, kol tu to nepastebi, tą juodą puodelį suki labai ilgai ir jisai labai ilgai būna juodas, tu paskui net nebematai tos baltos spalvos ir galiausiai nusprendi, kad galbūt tas puodelis ne man. Taip, ir dar galiausiai nusprendi, kad tu nematai vis išeičių iš to, kur esi, nes kitas iki būna atsitapatinė, nurimesti ir tu žiūri, kad iš to taško, kuriam tu buvai, kuriam traktavai, kad viskas čia pasaulio pabaiga, galas, finito, tu žiūri, kad čia dar 5 skirtingi keliai, kaip aš galiu išeiti ir galbūt netgi tai sėkmę ir galbūt netgi šita patirtis buvo reikalinga tam, kad aš suvokčiau, kad reikia eiti kitų kelių ir čia viskas tobulą yra ir dar būdį jungi dėkingumą žiūri, kaip faina, kad čia viskas taip dėliojasi. Čia panašiai man tavo šitas pasakymas primena, žinai, kai būna daug socialinėje erdvėje, tokių būna, sakykime, įdomių motyvacinių įrašų, kaip pavyzdžiui, tau mašina neužsikūrė ten dėl kokios priežasties ir tu vėluoji į susitikimą. Ir kita rodo video šoną, kad jeigu būtų užsikūrus ir važiavus, tau būtų avarija, ten kokia koja lūžus dar kažkas. Ir parodo, kaip tave apsaugo kažkas, sakykim, tavo siela, ten angelai sargai, nesvarbu, bet kad tave apsaugo. Tai tame stebėjime verta pastebėti ir iš tokių perspektyvų. Pavyzdžiui, kai man kažkas nevažiuoja procesas, aš išmokau atsitraukti ir paklausti, kodėl. Pavyzdžiui, nežinau, gal buvau pasakojęs situaciją, kaip su nekilnojamo turto projektu protėvių žemėje, darausi projektą ir ten gerai gaunas ir va čia nesutiko duoti kaimynai, pravažiavimo kelių pagal pateiktą projektinį sprendimą. Ir galvoju, kodėl? Čia taip atsitiko, o jis tai labai svarbus, bet to sutikimo, visą kitą, kas buvo planuota, nevažiuoja. Čia jau turėjo potencialą nužudyti projektą. Sakykime, jo, nebesigauna visas projektas. Ir aš galvoju, kaip čia taip. Ir iš pradžių pirminė reakcija, gerai, kad jau buvau išmokęs šiek tiek su to dirbti, sukilo emocijos, kad čia draska vaikas ir taip toliau. Paskui šiek tiek nusirabinti tą patį gamtą, pasižiūrėkime iš kitos būsenos, išmokime pasižiūrėti iš šono, iš kitų kampų. Gerai, žygė. Kodėl taip įvyko? Paskambėk tu tiems kaimynams, paklausk, man atėjo mintis, kodėl jie taip mato, gal aš gal kažko nesuprantu. Ir galiausiai rezultate buvo tai, kad jeigu jie būtų sutikę davę kelią taip, tai statybinėm mašinom įsukti, parvažiuoti būtų didelė problema buvusi. Sakykime, tiesiog nebūtų neužtekę kelio ploto. Ir ir tada iš karto atsirado sprendimas, kad aš galėjau garbiškai per savo žemę, tiesiog kitaip padaryti tai ir visiems bus gerai. O tada jiems tiko ir man tiko ir projektas važiuoja. Realiai problemos net nebuvo. Jo, problemos net nebuvo. Problema buvo mano reakcija, kad tokį tą stabų. Ir problema būtų, jeigu tu būtum tai priėmęs kaip galutinį išvadą. Jo, kaip čia tokį nuostabų planą, sugriovė, iš tikrųjų jie pagerino tą planą. Ir jeigu aš būčiau tavo, kaip tu sakei, ateini pa žmogų paklausti ir negirdi, tai būna tokių irgi ypatingai, dėl to laiką, kaip mes kalbėjom, šitaip ausis ir viskas, kas tengiasi, kiek įmanoma, nieko nepriduoja. Tai tiesiog paklausiau žmonių ir tie žmonės man kuo puikiausiai atsakė ir aš klausydamasis, bemba, iš tikrųjų, jeigu negalės žmonės pasistatyti namų tenai, tai bus bėda, didelė bėda. Labai didelė bėda. Tai tiesiog šitoje vietoje verta tą atkreipti dėmesį, kaip svarbu yra pamatyti iš šono. Tai aš norėčiau tavęs, jeigu tu palėtėjai kitas veiklas, aš manau, kad mes dar prie jų sugrįšime, bet būtų įdomu, man dabar jaučiasi, norisi. Dažnai, kai kažkokia tai ateina sąmoningumo praktikos, kažkokia tai susisiemimo, kaip ir sakai, stebėtojas, kai norime tobulėti, prieš tai mums įvyksta, kaip aš vadintu, vidinis pragaras.
gyvenimo etapas, kai buvo iš tikrųjų rūkštų labai emociškai, sunku ir taip toliau, ir taip toliau. Tai norėčiau, jeigu tokį turėjai, pasidalintum, kas tuo metu tavo vyko gyvenime, kas buvo tau tas vidinis pragaras. Nu, tai, sakykime, tas etapas arba laikotarpis. Jo, bet yra įdomu, kad, žinai, buvo skirtingų etapų, kur kažkas su sveikata atsitinka, dar kažkas, kur tave sustabdo, tu sustoji tame, bet aš kažkaip, aš vadinu savo šitą savyje tokiu toksiniu pozityvumu, kur aš sugebu vis tiek įjungti kažkokią tai prasmę ar susirasti projektą, kuris mane veža ir tada kažkaip tai man to pragaro neišgyventi, kažkaip tai užsiliuliuoti ir nustumti negatyvius jausmus, kažkur padėti į kampą, neišgyventi ir to liūdesio, ir pykčio, ir kitų dalykų, bet sakyčiau, kad didžioji mano, sakant, transformacija vyko per pastruosius porą metų. Tiesiog ta tokia tikrai, kur buvo tikrai sunku, žinai, iš vidaus. Nes buvo taip, kad aš dirbau 10 metų jau įmonėje ir jaučiu, kad man prasmė, žinai, žmonės geri, ką darom, faina yra. Bet tiesiog, neberezonuoja, nebegaliu aš tam pačiam korporatyvui ateiti, ten dar bankui ar kažkam verslui daryti, ten tą pačią aplikaciją, svetainę, man nebėra prasmės. Aš noriu, kad mano idėjos gyventų, bet jau tuo pačiu tų idėjų tiek jau buvo pridaryta, kad jau kiek aš galiu būti nevykėliu, kiek aš dar darysiu jo ir man vis dar nesiseka, jau toks ir sukepęs, bet tuo metu mano tokia babučia idėja dar kabėjo tokia neįgyvendinta ir jau jaučiu, kad aš darbę stagnuoju, dar pabandžiu kitą rolę prisimti, pardavimus išeiti vietoj to, kad būčiau skaitmeninis strategas ir vadovas kūrybinės komandos. Tik pasimatavau tą rolę, žiūriu, kad iš tikrųjų man tos rolės keis nekeitė, tipo jau 100 metų jau man jau yra sunku, aš tam darbę sėdžiu bimbam, sakau, davai, aš einu neapmokamą atostogų biškį, išėjau trumpam neapmokamą atostogų, tada žiūriu, kad aš nebenoriu grįžti. Dažnai prieš tai jau buvau susimažinęs darbo dienų kiekį iki 4 dienų. Šiaip bet kam, kas dirba, labai rekomenduoju. Jeigu jaučiat, kad svylat, tai pasimti 4 dienų darbo savaitę, jeigu tai yra įmanoma, nes ta viena diena, su kuo bešnekėjau, visi sako, kad ta viena diena yra daug vertingiau negu pinigai, nes tai yra laikas šeimai, artimiesiams reikalams ir tiesiog tu labai atgauni daug savo vidinių resursų. Tas 4 dienos dirbti yra pats tas per savaitę. Labai rekomenduoju. O kas liečia toliau, tai žodžiu, palaipsniui priėmiau sprendimą išeiti iš darbo. Prieš tai, dar prieš keli mėnesiai prieš tai, aš grįžau gyventi pas tėvus. Pirmą kartą po mokyklos laikų aš grįžtu gyventi pas tėvus. Reiškia, man 31 metai kažkas to. Grįžtu gyventi pas tėvus, išsiskyriau su draugė, tada irgi grįžtu žodžiu iš Vilniaus į kaimą. Apsistoju, gyvenu, darbas pradeda stagnuoti, išeinu iš darbo, čia pavasaris, jinai vyksta. Ir gerai, aš turiu ten santaupų kažkokius savo susikaupęs ir išeinu gyventi vasarą kaip mokyklos laikais, tiesiog klausytis paukščių, būti po saulę, nieko neveikti, veikti, ko nori širdis. Buvom aš 3 mėnesius apšelafai, mušiniai bimbam, veikiu, kas veikėsi, dar kaip tyčia, man nugarą tą vasarą susuka, turiu veiklų, kurias noriu veikti, eksperimentuoti, bet aš ten vos paeinu, man nervas spaudžia, žinai, skauda. Žodžiu, viskas neįnasi taip, kaip norėtųsi, aš nelabai girdžiu to savo vidinio balso, nes buvau pavargęs. Ir buvau pavargęs, nes pats savo dariausi kažkoks tai nefainas, nes kažkaip tai tokius savyje people pleaserio tendencijų pradėjau matyti, kur nori kitiems būti geras, visur įtikti. Tai kas tu esi iki galo, Rokai, koks tavo tas gyvenimas, kas tu iš tikrųjų, kur tavo autentiškumas, ko nori tavo siela, čia kitiem varai, čia dėl savęs gyveni, daug tokių vidinių klausimų, kurie tokie šlykštus, tokie klampužiniai, atrodo, kad viskas yra. Ir tada ateinu jau į rudenį, kažkaip pradedu kažką girdėti, galbūt čia reikės freelancing, kažkaip tai savo kažką darytis. Ir gimsta jau manyje Rockmanas, mano tas brandas, ant kurio aš dabar stoviu ir pradedu freelancing savo kebab guru projektą per vasarą, kažkaip išstumį kažkokį startą, ten spalį mėnesį startuojant, ten tikėsi, kad viskas sprogsis, kad bus gerai, bet, žinai, nesprogsta, po biškį viskas einasi, bet po biškį dirbu jau taip stabiliai, ramiai savo tempu ir leidžiu savo tekėti, bet laikas eina, aišku, jau laikas išvažiuoti į miestą, jau kažkaip tai, kiek ten pas tos tėvus gyvensi, žinai, jau ir tėvukas sako, žinai, čia neužaugs kaip vyras, čia, žinai, gyvendamas, tai normalu ir labai, labai gerbiu, žinai, va tokią poziciją, kad tikrai neužaugsi, čia, žinai, su tom karvytė virtais laukais faina būti ir faina būti pas tėvus, kai, žinai, rūpesti jauti ir kažkokį tą dalyką, bet reikia išeiti, žinai. Tu tą matei, kad tėvų tai nuoširdus patarimas. Labai nuoširdus, pats nuoširdžiausias, su visą didžiausią meilę. Jiems faina, kai esi kartu. Ne, aš mintis jo. Bet labai, žinai, reikia išsikrauti, reikia prisimti atsakomybę už save, vyras išvažiuojam, žinai, apsigyvenu vėl Vilniui, žinai, grįžtu. Yra labai įdomus tada periodas, kad tuo metu, kai gyvenau pas tėvus, po tiek daug laiko, manau, kad manyje labai daug įvyko tokios retrospektyvos. Žinai, vis tiek matai, kaip tėvai bendrauja, jų santykiai, viską ir į tave sueina
tokia refleksija, kodėl aš esu, koks aš esu, kaip aš augau, galbūt atgaris kažkokios eina visai prisiminimai. Ir čia ne iš blogosios pusės, bet tiesiog tai, kad tu pradedi suvokti, kaip tu patapai tuo, koks tu esi ir kaip kokios programos tavyje veikia. Tai aš toks pilnas viso to, žinai, išeinu gyventi ir toliau gyvenu, žodžiu, pavasaris, viskas ant darbų biškyra, biškinėra, visą laiką toksai, žinai, kaip freelancerio gyvenimas, kartais dirbi labai daug, kartais mažai, pinigai plaukia, žodžiu, vis dar taip vieną koją plaukiu, bet jau kažką tai pradedu daryti. Bet dar niekur nėra, kad atsakomybėm prisėmęs plaki. Ir tada ateina vėl vasara, vėl aš tą vasarą kažkaip tai vingiuoju, šiek pinigų užsidirbau ir pradedu intensyvės terapijas, su savo, turiu dvasinį gydą, EMDR terapiją pradėjau, stipriai gilintis į save, į savo tos paternus, įsitikinimus, pavadinkim klaidingus panašiai. Tai neinant į detalės, kokie ten jie ir ką aš ten pradirbinėjau, bet esmė ta, kai tu pradedi dirbti su savim, labai toks įdomus dalykas pradeda daryti, kad tu pašalini kažkokį klaidingą įsitikinimą, tau atima labai daug jėgų, nėra jėgų, daraisi piktas, kažkoks tai irzlus, tu pradedi daryti piktas ant to, kad galbūt tu leidai tik metų ant savo galvos, galbūt savo ribų nebrėžiai, piktas, kad ten visiems pataikavai dar kažką daryti, tada toks ir piktas ant savęs, kad leidai kažkaip tai savo savivertės, ten nepripažinai. Ir staiga mane ir pyktis atsiranda, kaip prasidėjau, aš turiu toksinį pozityvumą. Staiga mano toksinis pozityvumas va į tokią stadiją perina, kur visi jūs va taip, žinai, eikit ir tada eikit mane šalin. Ir žiūri, kad kliba tavo santykių sistemos visos, tavo seni draugai, kurie galbūt buvo draugai, nebelabai draugai, nebesuprantytės, ko jūs jungėtės. Žiūri, kad tavo prasmės vektorius keičiasi, žiūri, kad tavo autentika ir tavo pastovėjimas už save pradeda keistis. Ir žodžiu, viskas kliba. Tu kas savaitę, atrodo, gali vis kitaip pasakoti apie tai, kas tau teikia prasmę gyvenime, geriau net nesikabinti prie nieko, nes tu, atrodo, praeina savaitę, biškai stabilizuoji, dar vieną sesiją terapijos, vėl užta, tada vėl kažkokia tai stovykla, žinai, tylos išvažiuoju, dar kažką ir prasidėjo virtinė tokių dalykų, kurie mane visą tavo taivą. Žinai, bum, kas tu esi, ką tu darai, kodėl tu čia esi. Nu ir man, žinai, dar toksai dugnas, atrodo, ir tų pinigų, žinai, neužsidirbi ir tą freelancą, ir tavo projektai kažkaip tai stringa, ir kas tu čia esi, ir ką tu nori daryti, ir taip slegia viskas. Ir kažkaip tai viso to eigoje, kai jau leidai viskam nusisėdėti, aš nežinau, kai pasitraukė, galbūt jau vyko kažkoks gijimas po visų šitų, žinai, praktikų, nu kažkaip va taip įsižemini į tai, kad gal viskas nėra taip sudėtinga, galbūt tiesiog reikia duoti tekėtą energiją ir pasitikėti vedimu ir nediktuoti savo taisyklių, nes pastebėjau, kad kuo labiau priešinuosi ir diktuoju savo taisyklės ir kaip aš noriu, kad čia viskas būtų, tuo labiau yra negerai, kuo labiau nuleidžiu galvą ir sakau, aš pasiduodu, aš nežinau, viskas turi būti. Vesk mane. Vesk, tuo man kažkaip geriau gaunasi, žiūrėk, tada ir ta intuicija, tada gerai, tada žinai, visi šneka apie investicijas, apie pinigus, apie kažką, tada dar atsiranda pas mane dėkingumo praktika, kurį visą laiką girdėjau, knygose skaičiau daug metų, bet aktyviai nepraktikavau, žinai. Ir kas iš to atsitinka, tai pradedi praktikuoti aktyviai, taip nuoširdžiai. Pradžiai atrodo, kad ten šnekėsi su savimi kažką ten, ačiū ten už tai, kad čia esu, ačiū, kad gyvas, ačiū, kad taip. Atrodo, kiek aš galėsiu čia kartų dėkoti. Kartuosi tas per tą patį, toks skeptiškas pradžiai būni. Paskui nežiūrėt, kuo daugiau dėkoju, tuo daugiau randiš ką dėkoti. Paskui žiūriu, kad dienos metu radau parkingo vietą, ačiū, žinai, nu, kažkaip visatą dievę, kad nesvarbu, kam ten dėkoju, ačiū, kad parkingo vietą yra, nusišypsa kažkas, ačiū, kad čia taip fainai, žinai. Tai va šitoj vietoje jau galima, aš norėčiau išplėtoti, nes ir eiga tokia va buvo. Tiesiog mano pastebėjimas, mano kelyje, kitų žmonių kelyje, nu, didžioji dalis žmonių turėjo, kaip ir tu sakai, ir aš turėjau vidinį tą pragarą, nu, sakykime, tokia, tavo atveju iš to, ką girdėjau, tai būtų, kai tu grįžai pas tėvus, kai klibėjo dalykai ir taip toliau, ir tau padėjo iš esmės iš to, ką girdžiu, lipti kažkokios tai praktikos. Tai norėčiau, kad tu apie tai papasakotum daugiau, kokios tai buvo praktikos, kokius tu dalykus darėjai, konkrečiai, dabar žmogus, jeigu yra tokioje situacijoje, kaip tu buvai, ne, arba kaip aš buvau, ir jisai nežino, ką daryti, dar jam tas vedimas neatsivėręs, sakykime taip, kad jį veda kažkas, nuo ko jam pradėti, kokias praktikas jisai gali eiti, ką, pavyzdžiui, tu darai, konkrečiai kas buvo per praktikos. Vieną mes girdėjome apie dėkingumą, ne? Papasakok, kas tai yra praktika, kaip tu ją darai. Kaip dėkingumas vyksta, ar ne? Dėkingumas vyksta labai paprastai, atsikeliu ryte ir per pirmą minutę, kol aš esu atsikėlęs, aš tik randu už ką padėkoti. Ačiū, kad atsikėliau, ačiū, kad šviečia saulė, ačiū, kad esu sveikas, ačiū, kad mano šeima yra sveiki, ačiū, kad šiandieną yra tiek daug smagių veiklų, nesvarbu, kas tai būtų ar ne. Ir ta pati veikla atsikelia prieš įimą miegoti. Irgi, tai pasidėkoju,
už tai, kas įvyko, už tai, kad sklandžiai galbūt įvyko, už tai, kad turiu pakankamai kažko, tai ir tai iš tos praktikos yra taip. Ir einamojo laiku, sakau, vyksta kažkas, malonus gestas, maloni interakcija, gera situacija, randi vietos už tai padėkoti. Ir man atrodo, kas pradeda tada daryti su savo smegenim, kad jos pradeda ieškoti, už ką padėkoti ir ką gerai įvertinti. Tada ir be abejo, vis tik bus, čia nėra toksinis pozityvumas, vis tik bus ir negatyvių dienų, bet tuomet, kai bus tų negatyvių dienų, tu matysi ir šviesos visame tame, kad yra tų mažų dalykų, už ką esi, ir tas pradeda keisti tavo pasaulį. Kuo labiau esi dėkingas, manau, tai vienas iš tokių būdų. Aš nesu labai, aš esu emocionalus žmogus, bet aš viduje sunkiai išjaučiu emocijas, žinai, sunku verkti, sunku, tokie barjerai kažkokie yra. Tai tas dėkingumas atrodo, kad yra viena iš tų praktikų, kuri greičiausiai pakelia emocinę būseną ir vibraciją, žinau, kad taip jūs įtarla kyla ir čia širdyje nusileidžia ir tu jautiesi labiau atviras pasauliui ir viskam, žinai, ir tasai labai daug duoda. Tai ką šitoje tai papildyti norėčiau, aš taip padarau dėkingumo praktiką, mes taip kiekvienas darom ją savitai. Bet labai įdomu, kaip tu, jeigu pasidalinsi. Aš pasidalinsiu, dar tiesiog noriu pastebėjimą apie šiek tiek procesą, kaip tai vyksta. Tu labai gerai paminėjai, kad kyla vibracija, nes dėkingumas, sakykime, iš energijos konteksto, dėkingumas tai yra aukšta energija. Pavyzdžiui, tarkime, ten kaltė yra žema energija, jinai destruktyvi, slopina ir taip toliau, dėkingumas yra aukšta, švelnesnė, subtilesnė, jau arčiau meilės. Yra praktikų, man teko girdėti, kad kas ilgai praktikuoja dėkingumą, jau jam veriasi ir meilės jausmas. Nes dėkingumas tai savita irgi, sakykime, šiek tiek sušvelninta meilės forma. Tu dėkoji ir tai to pačiu yra taip pat irgi meilės forma. Tai ką noriu pasakyti, tai yra aukštesnė energija. Tai tavo dėmesys, kai sakėm, kur dėmesys ten energija, automatiškai, kai tu tai darai, tą dėkingumą, yra kreipiamas į tai, už ką padėkoti. Reiškia, kreipi į aukštesnę energiją. Atitinkamai, kaip tu sakei, pradeda tau rodyti tos aukštesnės energijos pavyzdžių kasdieniam gyvenime. Tai kaip ir sakai, už ką padėkoti. Taip. Nes mes tiesiog nepastebime, kai buvo ta juoda Coca-Cola stiklinė, kai viskas yra juoda, taigi tavo gyvenimas tai buvo toks pats, bet kaip išmoka išeiti, tai matai, kad jinai ne tik juoda, kad yra ir augaliukas, dar kažkas, kad yra žolė, visa kita. Tai su to dėkingumu visiškai tas pats. Įsivaizduoju, kad tiesiog, jeigu tai būna juoda, tu pradedi pilti baltos spalvos. Taip. Jeigu tu tai pili vis dažniau ir dažniau, kaip sakai, aš irgi darau 2 kartus per dieną, mano praktika labai paprasta, aš tiesiog jaučiu, dėl to norėjau paklausti, kaip tu darai, nes aš tai darau taip, jaučiu realiai širdimi, širdies centru, už ką man tą akimirką norisi padėkoti. Dažnai tai būna dalykai, kurie būna visada, už kuriuos padėkoju, tai pavyzdžiui, už tai, kad esu sveikas, už tai, kad yra sveika mano aplinka, mano bendraminčiai ir taip toliau, padėkoju už tai, kad esu saugus, už tai, kad esu pakankamai laisvas, padėkoju už tai, kad galiu kurti, daryti tai, ką norisi daryti, padėkoju už tai, kad esame saugus, ta prasme, pabiškai pradedu plėsti į toliau, kad Lietuvoje esame šią akimirką saugus, taip toliau, ir tai plečiu. Tai viena praktika, ir tuo pačiu, lygiai grečiai ją pabaigus, darau dar kitą praktiką, jinai konkrečiai, sakykime, pagal mano pavardę yra, bet tiesiog aš vieną kartą ją man pasiūlė mano mokytojas pirmasis, sakau, tu tokią pavardę visai nenaudoji, tai dėkingumas, nes palaima irgi yra aukšta labai energija, tai tiesiog pradedu siųsti palaimą. Tai reiškia, sakau, siunčiu palaimą savo, siunčiu palaimą savo šeimai, siunčiu palaimą tiems, tai irgi labai yra, man tai iš esmės buvo, kaip jūs sakot, game changeris, pakeitė iš esmės, kai aš pradėjau siųsti ir va čia, ką svarbu pajausti, tu turbūt tą patvirtinsi. Viena, kaip pradžioje mes dažnai sakom dėkingumą, pavyzdžiui, arba tą palaimos skleidimą mechaniškai. Jo, kaip žirnius į sieną. Jo, kaip žirnius į sieną. Tai va čia yra vienas būdas, aš ką labai noriu akcentuoti, kai išmoksti jausti, pajausti, už ką tu nori padėkoti, tai būna visai kitas efektas. Tu, ta prasme, pavyzdžiui, siunčiu palaimą ir aš jaučiu, manyje ta palaima pradeda pildytis. Siunčiu, tarkim, tėvams, jaučiu, kaip jinai pradeda pildytis. Ta prasme, ir tiesiog aš tai darau, tarp kitko apie įpročius, aš tai tiesiog, tarkim, darau rytinį pasivaikščiojimą ir tai įterpiu prie rytinio pasivaikščiojimo. Bevaikštant, kad ne šiaip tiesiog bimbam ir muzika, o tiesiog, sakykim, disciplinuotai prisimenu, kad turiu padėkoti, visus palaimę, taip turiu. Tai tiesiog paprasčiau būna tai daryti reguliariai, nes didelis efektas, bet kalbu apie didelį efektą, kurį turbūt ir tu, dėl ko tu darai, jis ateina po laiko. Pavyzdžiui, tas palaimos kokių 3 mėnesių užtruko, kol aš pradėjau jausti,
blembačiui, kaip gerai dalykai vyksta. Taip, blembačiui, Jo, kaip yra, gerai yra. Tai dalykai vat vyksta. sakau, iškebra šneka, žinai, apie investicijas, kai reikia investuoti ir visi yra skeptiški tokiam praktikam. Aš pats buvau skeptiškas, tikrai, kol nepradėjau jausti va šitų tokių geros vibracijos ir kad pradeda dalykai kažkaip dėliotis ir skleisti savaime gera vaga, kai tu toks esi dėkingas, tai tu kažkaip atgal grįžti, kažkaip gerą lauką pradėti kurti. Tai va tos kelios minutės į tą dėkingumą suinvestuotis, kad ir mechaniškai, po kurio laiko pradeda kažkas jaustis, kažkas darytis, tai žinot, jeigu mes galim 2-3 minutės skirti tam, kad tiesiog padėkoti už dalykus ir pakelt savo tą dažnį, net jeigu tam esam skeptiški, net jeigu kol kas to dvejojam, nu tai kokia tai gera yra investicija, nes tai keičia viską, kaip mes jaučiamės, kaip mes mastom, iš kokios būsenos mes pasitinkam tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Tai reiškia, mes galim priimti sprendimus, kurie artimesni mūsų širdžiai ir sielai. Tai Aš gal vienareikšmiškai ir tu gerai pasakai, kad tie, kurie galbūt skeptiškai dar kažką, tiesiog pabandykit daryti. Va šitoje vietoje gal mano patirtis padės. Man buvo labai sudėtinga su įpročiais, su žalingais, dabar aš pats sprendžiu tas visas klausimus, padedu kitiem, bet aplamai ir su įpročių integravimu, nes pasme daryti tą patį per tą patį, man čia grįžtant prie tos pačios žvakės žiūrėjimo, tu durnas, man daryti per tą patį, aš išprotėsiu. Tai va, ir tiesiog disciplinuoti norėjau to išmokti, tai pasme disciplinos. Mokėti tai padaryti. Tai kas liečia tos dalykus, aš tiesiog pradėjau susimžaisti. Tai va, kas liečia praktikas, mano patirtis tai visai buvo visiškai kitoks suvokimas, kai tu tai pradedi žaisti kaip vaikas. Kai mes buvome vaikai, iš karto pajausiu tokią būseną. Reiškia, mes vaikai žaidžiame, prie nieko neprisirišę, mums viskas yra faina, mums viskas veža ir va tai va daryti. Aš dabar žaisiu žaidimą, išmokti savo įgyvendinti įpročius. Tai kokį įprotį? Nu gerai, ar galiu kiekvieną dieną ten skirti tiek ir tiek laiko eit pasivaikščianti, brūkšniukas, padaryti dėkingumo praktiką ir palaimos praktiką. Ar galiu? Nu davai, jeigu tiek negaliu, tai žygis, aš taip sustojau kalbu, tai apie toliau ten iš visokios kalbos, apie kokius tikslus mes šnekam. Nu aš pradėjau, nu gerai, žiūriu, kad galiu. Ar galiu dar ką nors pridėti? Nu gali pridėti. Tai dabar pasidarė dideli tuntai tokių talmudų, kurie kaip ką, kur ką, ir tu visgi gali. Bet iš to išplaukia dar kitas dalykas. Jeigu taip apie įpročius, tu išmoksti tai padaryti ir tu pamatai, kiek tas dalykas, tas pats dėkingumas, ta palaima, aš tiesiog buvau 3 mėnesių, blemu kaip gerai. Galėtų taip gerai tęstis. Nu tiesiog ant tiek iš tikrųjų, ant tiek paprasta, sakykime, praktika, kelios minutės skirtos savo, visai padaro kitokią būseną. Ir tai pradeda tave lydėti, pradeda kitokios mintis ateiti, kitaip pradeda į santykius reaguoti. Tiesiog visiškai tu kitoks tampinis, tavo pasikeičia tas laukas. Čia žinai, kaip būna verslė, sako bang for the buck, kai skaičiuoja, kiek pinigų įmerkiai, kiek vertės gavai, yra išsireiškimas. Tai čia yra masyvus skirtumas. Tai vadžiuoja, tai čia tiek įdedi pastangų, o toks tas ir tai darant, sakau, naudos, tai dabar turbūt praėjo gal kokie 2 metai, kaip aš tą palaimos praktiką darau kiekvieną dieną ir dėkingumo, ir tiesiog kosmosas. Ir vis tiek darau. Ir net jeigu, pavyzdžiui, patingiu kada padaryti, ar dar kažkokią tais praleidžiu, tai sekančią dieną 2 padarau. Ant tiek norisi. Ir tai nėra dėl to, kad tiesiog, galiausiai po kažkiek tais laiko aš pradėjau jausti, kad ne dėl to, kad tai yra gerai, ar tai man tai, kad labai fainas gyvenimas gerėja nuo to, bet dėl to, kad iš tikrųjų aš jaučiu, kad man to reikia. Realiai, kaip reikia pavalgyti, kaip reikia troškiną vandens atsigerti, taip ir reikia. Sakykime, mano sielai to reikia, mano dvasiai to reikia. Man to norisi. Ir tada, čia gaunasi pagrindinė mintis, kai tu girdi, ko tavo sielai, tai dvasiai norisi, ir tu tai įduodi tai, ko norisi, ta sinchronizacija ir pradeda duoti tą gražą, apie kurią mes kalbėjome, nes tu atsižvelgi jos poreikiais, nes mes esam tokia išplėtota struktūra. Nėra tik tai, kad mes esam tik tais kūnas, arba tik tais asmenybė. Yra tų ir vidinių procesų daug, sielos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai gerai, tai šitoje, tai man atrodo, išplėtojame, kokią dar praktiką naudoji. Kokią dar praktiką? Kaip tuos įsitikinimus keitėte? Kas tai per metodas? Jam dar praktika, tai yra tiesiog tokia psichoterapijos rūšis, ar ne? Kai yra stebimas spiritas, tai gal labai techniškai neišaiškinsi, bet iš esmės yra, tu pasikalbi su specialistu, ar ne, išpasakoji savo praeities vaikystę, savo įvykius, ar ne, jisai identifikuoja tam tikrus negatyvius įsitikinimus, kuriuos tu savo kartoji, galbūt aš nesu vertas meilės, galbūt kažkas tai stringa, Ačiū. Stringa, bet aš nesu vertas meilės, aš nesu svarbus, manęs niekas nemyli, visokių gali būti įsitikinimų negatyvių ir jisai tikrinai, tu seki pirštą, ar ne, gali būti gal liniuotė, pirštą, nesvarbu, tu seki ir tu žiūri, kur pas tave kūne kyla kažkoks tai jausmas, ar ne?
kai tu identifikuoji, kur kyla ir kuris įsitikinimas tau labiausiai rezonuoja, tada tu pradedi būti tiesiog, nes logika yra tokia, kad kūnas atsimena, kur yra traumas, nebūtinai tai sąmoningai atsiminsi ir tu stebint tą pirštą, stebint, kur kūne yra jausmas ir tai koncentruotis, ateina ir atsiminimas, ir jausmas, ir išgyvenimas, ar ne. Ir tuo metu taip ateina ir tu būni, tai išgyveni, reiškia, tavo kūnas išprocesina, tai reiškia, išeina per tavo kūną, tai išjauti ir kai tu iš naujo išgyveni, tai ateina langas, kad atsiveria, kad tu gali tai paleisti arba pakeisti. Ir tuomet vietoj aš nesu svarbus, tampa, aš esu svarbus. Ir vėl mes kurį laiką tai varom į save ir procesinam ir tasai įeina. Ir jeigu mes įsivaizduosim, kad žmogus yra kaip kažkoks tai medis ar ne, aš esu medis ir iš manęs eina daug šakų ir man jie yra kažkokios traumos tromelės į randai, tai jeigu mes kažkokią tai esminį užčiuopsim, tai viskas, kas iš jo išauga, gali būti, kad nuvilnys ir ta dalis pradės gyti, žinai. Tai yra tikslas identifikuoti tos kertinius esminius įsitikinimus ir juos tokiu būdu pabiškai perrašyti, bet sakau, kaip įdomiausia dalis yra tai, kad, žinai, tu visą gyvenimą augi, gyveni su savimi ir tu esi toks, koks esi dėl tų visų įvykių, kurie pas tave atsitiko. Tai jeigu tu staiga pakeiti tuos negatyvius į teigiamus, tu patampi labiau savimi, tu dar nepažįsti to žmogaus, kurio tu tapsi. To nepažįsta žmonės, kurie yra aplink tave. Tu pradėsi keistis, tu pradėsi būti nepatogus ir tu staiga, toks labai įdomus procesas, kad tu turi save atmokti tam, kad išmoktum iš naujo ir atgimtum tikruoju savimi. Ir tas procesas yra ir liūdnas, tam yra ir gedulo, nes tu tarytum save laidoji tą savo senąjį aš, turi priimti su smalsumu ir priėmimu naująjį aš, kuris skleidžiasi ir kuris tiesiog turi daug kitų spalvų, toks labai įdomus, smalsus procesas, bet jisai dievaži tikrai nėra lengvas ar labai malonus. Tai čia yra vienareikšmiškai yra labai visoks. Va šitoj, ką man norisi žmonėm ištransliuot, ar rekomenduotum kažkam eiti tvarkyti savo įsitikinimus. Nes esmė, ką verta paminėti, galbūt tu pasidalinai vieną techniką, kaip tai yra dirbama, tų technikų yra ne viena. Man yra žinomų, prie kurių taip pat buvau prisilietęs. Tai tavo šitą paminėtą, prie jos man neteko prisilieti, tiesiog buvau girdėjęs. Yra, pavyzdžiui, ta pati hipnoterapija, kuri dirba su įsitikinimais, ir ta pati, ties kuria daugiausia aš dirbu, tai teta healingas, teta gydymas. Tai yra visiškai ta patys procesai, kuriuos tu įvardinai. Tai dirba kūnas, dirba minčių fonas, dirba emocinis fonas, dirba vaikystės šakninių traumų prisiminimo įvykis ir vyksta paleidimas galiausiai. Ir aš tą visą procesą matydavau ir dabar matau ir žmonėm tą patį pasakoju, kai ateina pas mane. Įsivaizduokim, kad yra svogūnas. Tai reiškia, daug sluoksnių ir tavo, jeigu taip galima įsireikti, tyriausia esatis, švariausia tavo, sakykime, yra, kai daug sluoksnių nuėmė. O tas sluoksnis tai yra įsitikinimas. Kuo tu daugiau tų sluoksnių nuėmė, to tu tampi laisvesnis, lengvesnis, priimi situacijas ir tu, sakykime, lengvėja tavo visi tie sunkumai, nes tu jos paleidai tai, ką nešioji. Tai be abejo, tu labai gerai vardinai, kad mes savęs nepažįstame, nes visą laiką buvome su tais sluoksniais. Gimėme vaikystėje ir pradėjo tie sluoksniai kauptis, kol mes, va čia ką aš labai noriu paakcentuoti, kol tu nežengi žingsnio, kad tos sluoksnius reikia nusimti. Tai dabar tu žinai, kad jeigu kažkokia tos yra situacija, kažkas buksuoja, kad yra metodai, technikos, kad gali eiti pas kokį tais specialistą, mentorių, ar kaip tu įvardinai tai, kuris gali tau padėti pradirbti su tais įsitikinimais. Tai man ką norisi publikai danešti, ar tu rekomenduotum žmonėm pasirinkti, priimtiną jiems būdą, bet kad tvarkytos įsitikinimus. Tai vienareikšmiškai, ar, čia, žinai, spręs kiekvienam pagal save, jeigu taip nuoširdžiai, bet, taip pažiūrėkit, va čia man nekis va kamera ir ar jūs nenorit gyventi autentišką savo gyvenimą, kuriame yra kūryba, meilė, laisvė, nuoširdumas, empatija, tai jeigu norit būti tikri savo, tai reikia ieškoti atsakymo, kaip nulaužtas spinas, kurios mus riboja, kurios mus iškreipia, tas baimės, kurios mus daro, taip sakant, nesavimi ir priverčia mus vengti savo tikrojo kelio. Ribotais. Taip, ribotais, tai ta ribotis įsitikinimai ar ne, tai be abejo ieškokite, aš skaitau, kad kiekvienas žmogus yra kaip krūvos spynų rinkinys ir kiekviena praktika, nesvarbu, ar tai kvėpavimas, ar ten teta healingas, ar meditacija, ar psichoterapija, ar kietas, ar MDR, ar kas, viskas yra rakteliai ir tu nežinai, kuriame gyvenimo etape, kuris raktelis tau prasuks spynelį ir tu padėsi žingsnį pirmin. Naujame žingsnėje, nauja praktika gali išjudinti naują varžtą, naują sluoksnį ir jisai atsilupa. Tai
ar reikia apsėsti save ir eiti ir visą gyvenimą skirti terapijom, tyrinėjimam ir sakyti, kad aš dar nesveikas. Ne, tu su atveju esi pilnas ir sveikas, tiesiog dar ne iki galo galbūt girdi save ir visą laiką yra būdų, kaip išgirsti stipriau ir geriau. Ir palengventi savo kasdienybę iš Taip, esmės. vienareikšmiškai. Aš dėl ko to paklausiau, nes įdomus yra momentas, sąmoningumas, dvasingumas, labai skambus įvairių žodžiai, bet iš tikrųjų tikrasis transformacijos, kai vyksta, tarkim, tų įsitikinimų, pavyzdžiui, keitimas, matau, tu jų keitęs, aš jų keitęs daug, tai nėra apie gėlytės. Tai reiškia, yra savo norų lindimas į pačią skaudžiausią tavo gyvenimo vietą ir vėl su ją susipažinti, vėl patirti tai, kur tau skaudėjo, kur buvo kančia, skausmas ir taip toliau ir taip toliau. Tai sakykime, tu norint, jeigu taip galima pasakyti, pralaisvėti, turi lysti į pačią savo juodžiausią vietą ir ten jungti šviesą. Ir mes kaip kas hidros, ten tų galvų yra labai daug, kur tu nupjauni vieną galvą, dar dvi, kurios nuvilnyja, dar kitos ir ten kapoja ir ten galą nėra. Taip, ir tai šitoje vietoje, nes dažnai visur yra pateikiama, kad tai yra tik tais gėlytės, faina ir taip toliau, bet iš tikrųjų transformacija, tai jinai vyksta. Paskui prasideda gėlytės vienareikšmiškai, bet pradžiai tu lendi į tą urvą, kuris iškelia skausmą, iškelia kažką tais, ko tu dėl to tas įsitikinimas ir suformavo, nes tu norėjai kažką paslėpti. Taip, ir tiesiog gal noris pridurti, kad visiems žmonėms, kurie čia galbūt klauso, kurie eina savo keliu, kurie galbūt jaučiasi, kad kaktomuša muša, bet toliau tyrinėja, kad visų pirma, tai tiesiog duokit savo, sakant, paplešnuojimą per petį, apkabinkit save ir pasakyti, kad jūs esate drąsūs už tai, kad jūs siekiat, kad jūs norit gyventi geriau, už tai, kad einat šitų kelių, kuris yra neapibrėžtas ir, sakant, jums už tai nieks medalio nekabina, bet tiesiog žinokit, kad siekti geresnio gyvenimo ir gilintis į save ir kovoti su savo vidiniais demonais yra drąsu, gražu ir tiesiog tai geriausiai gali padaryti dėl savęs ir netgi savo aplinkinių. Tai yra labai iš gražios pusės savanaudiškas, bet labiausiai nesavanaudiškas dalykas, kurį gali padaryti. Nes nuo to pradeda gerėti ir tavo aplinka, ir visiems ryšiai su tavim, kitais žmonėm, visuomenė. Nuvilnyja per visus įmanomus. Per visus nuvilnyja. Dar šito vietoje prie tavo to gražaus pasakymo dadėti, kad eikite su vaikiška būsena. Su tuo tyrinėjimu. Vaikas tyrinėja, eina, jam viskas įdomus, yra viskam atviras ir lengviausiai visas praeit. Jo vaiko augimas būna laik pats didžiausias. Nuo visiškai, sakykime, liuko, jisai auga tiek fiziškai, tiek visom prasmėm ypatingai greitai. Tai to būtų galima ir palinkėti. Gerai, kas dar? Kokių dar praktikų buvo tame laikotarpį? Ar šitos buvo pagrindinės dominuojančios, kurios labiausiai buvo keičiančios, ar kažkokių buvo dar tokių pavienių? Man, žinai, aš mentorių, man pasisekė, aš mentorių turėjau tuo metu, kad į kurį galėjau, tai dvasinis mokytas mentorius, kaip pavadinti, žinai, tai turbūt man tiesiog, žinai, kokia praktika yra, aš pavadinsiu tai labai plačiaja praktika, tai yra kūryba be vertinimo, taip pavadinti, flow būsena, reiškia, mes turim dalykus, kuriuos mes mėgstam, galbūt mėgstam šokt, dainuot, važinėti su riedlente, kept maistą, rašyt, nesvarbu, bet tokia būsena, kurioje tu jautiesi flow, tu pradingsti, tau gera, tau smagu. Vėlgi, kaip ir dėkingumas, taip ir čia, tai yra būdas pakelti vibraciją ir tai darydamas, ne tam, kad čia dabar padarysiu, nufilmuosiu rilciuką, įkelsiu ir daugiau nebedarysiu, ne. Dėl savęs, savo, pasidžiaugti, padainuot garsiai, duše, nesvarbu, bet ką, daryti tai, kas tau faina, gera, viena iš tavęs. Šiti dalykai tave vėlgi būsena kelia, artina prie tikrojo tavęs, mes vėl einam į gražesnius dalykus, tai šitą man skėpėjo daug, nes mes linkę numesti tuos kūrybinius dalykus ir savo aš po plintusu, nes reikia dirbti, atsakomybės, ten vaikai, šeimos, kažkas ir nedarom to, kas yra tikrai smagu, kuriuos esam vaikai, nes vaikai yra tie, kurie daro, kas jiems smagu, momente, kas juos papildo ir jie visą laiką galėdami rinksis daryti tai, kas jiems faina, o mes suaugę savo nukertam tuos faina, kažkaip tai surambėjam, pasidarom tokie statiški, išsižadam to, apie ką svajodavom, kas mus džiugindavo vaikystėje. Tik tais reikia. Jo, tik reikia taip, jeigu darysiu taip, aš čia vaikiškas, aš čia kvailai atrodysiu, aš čia toks, aš čia noks. Tai šitas dalykas buvo labai, labai svarbus, tai sakant, kadangi aš toks skaitau, kad gal neturiu ADHD, bet skaitau, su toks greito mąstymas smegenis, tai man daug tokių giluminių susitelkimo praktikų ir panašių dalykų, man jos nebuvo tiek efektyvos, kiek tokios, kurios kelia mano būseną ir iš tos būsenos transformacijos ir tokios sienų priplėšimai, nes aš iš savęs esu po užtvanką, žinai, ir tą užtvanką, kad suskaldys, reikia aukštos būsenos ir pabiškiai skleistis ir leisti savo jausti. Tai čia buvo mano kelias, kuris man padeda ir dar po šiai dienai. Tai yra tai, ką aš praktikuoju, tai man tas veda tolyn. Tai
iš esmės tokios trys dominantės buvo, ne, dėkingumas, darbo su įsitikinimai praktikos ir įvedimas savęs į tą noro, į vaikišką, į flow būseną. Jo, tas susitikinimais ir jų pastebėjimas, ir jų perrašymas, ir galų gale, kad tu jau jas pastebi, tai suprast, kad tai nėra tu, kad tai yra tiesiog kažkoks įvykis, kažkokia tai įvykių visuma, kuri tai sąlygoja ir pasakyti, ne, taip nėra, ir aš judu žinai tolyn, aš renkuosi kitaip jausti. Jei dar norėtųsi galbūt iškelti šitie visi praktikos, ar jos kasdienybė tavo pakeitė stipriai? Tiesiog toks, koks tu buvai prieš, pradedant jas daryti, ir po to, koks tas buvo pasikeitimas, gal kažką paakcentuoti. Pasikeitimas. Idėja, ką noriu pasakyti, nes, pavyzdžiui, kai aš pasidalinu žmonėm, kad padariau tiek ir tiek laiko, dariau vienokias kitokias praktikas, ne tik tai, kad tu sėdi ir darai tą praktiką, tu gyveni, bet, kai sakėm, skiri kažkiek kelias minutės ir kai aš pasižiūriu prieš 3 metus, prieš 5 metus, tai visiškai kitokios mintis, energija, filosofija ir taip toliau. Aš tiesiog, žinai, kaip sakyčiau, kad ką tai duoda ir kur tai veda, tai paprastas dalykas. Laisvė, autentiškumas, meilė. Tai tiesiog duoda laisvumą būti savimi, nejausti pasaulio naštos, kas tu esi, kaip tu veiki, eiti su lengvumu, eiti su širdimi, tai kuo daugiau šarvų nusimeti, tuo daugiau ir laisviau tu gali tai daryti. Ir manau, kad tai yra didžiausia dovana. Ar tai daro tave laimingu? Tai be abejo, manau, kad tai tik tai ir gali daryti laimingu, būdant toj būsenoj, žinai, ir ant to keliu. Tai... Va čia labai yra įdomu, kad kai iš pradžių, mano kelionė, pavyzdžiui, kai prasidėjo, tai norėjosi tik tais pinigai, čia verslas, dar kažką, bet tik kad laimė, blemba, kiti dalykai tą laimę. Tai va tame ir bajas, nes aš irgi buvau, aš buvau tiesiog vienas didelis checkboxų sąrašas, kur dienos gale eini, ar aš buvau geras, sąlygoju, kiek aš darbų padariau, ar tą padariau, kiek viskas stipriai padaryta, panašiai, o dabar yra galbūt kiek žmonių nusišypsojau, galbūt kiek čia sutikau žmogų, tą žmogų, ką pasidalinau, ką pamačiau, ką išmokau, ką paragavau. Tokie mažesni dalykai, kurie tiesiog yra apie procesą, o ne tai, kad kai pasieksiu X, tai būsiu laimingas Y, bet seni, hebrytė, būkim teisingi, kai pasieksi X, jūs sieksit Y, ir tas pasieksit Y, sieksit Z, ir tas siekimas. Geriausias būti laimingu yra dabar. Taip, ir čia skamba viskas žiūri banaliai, ir tas nėra, bet taip jau yra. Taip jau yra, nėra ką padaryti. Gerai, tada dar man norėtųsi tavęs paklausti, manau, apie, kadangi eisime mes į kitą etapą, turėsiu aš tokių klausimų tau įdomių. Noriu, kad dar galbūt papasakotum šitoj vietoje apie tą, ką pristačiau pačioj pradžioj. Apie kebabus dabar? Apie kebabus. Pakalbėjome šiek tiek gilesnėm temam, praktikos, kurios padėjo, dabar pakalbėkime apie kebabus. Iš tikrųjų, tai, kad nebūtų jau vien tik tas bajeris, kai tu pasakoji pirmą kartą apie tos kebabus, tu ne apie kebabus pasakoji, kebabai tai tiesiog buvo produktas tiesiog to, kai tu pasakoji, tai aš mačiau, ant kiek giliai skleidžiasi, sakykime, jeigu taip galima būtų pasakyti, žiūriu, kad tu pasakoji ir aš matau kiaurai tavo sielą, kad tu pasakoji apie tokius dalykus, be bendrystę, bendruomenę ir taip toliau. Ir tai labiausiai mane sužavėjo, kad tai išplaukia iš tokio paprastumo, kaip tu pasakei, kad esi paprastas, iš tokio paprastumo kaip kebabas. Tai dabar žodis tavo, aš neturiu ką pridėti, papasakau. Sujungsiu su tuo, kas vyko prieš tai istorijas, reiškia, tuo metu, kai buvo tasai mano meditacijų apsas, apie kurį aš čia pasakojau. Tuo metu taip pat su Hebra labai mėgdavom pavalgyti kebabus. Būdavo, varom pabandyti skirtingas vietas. Bandom, mums faina, mes išvažiuojam iš ofiso, vienas padaras kitoks, mėsa, taram. Ant bajerio įsivedėm vertinimo formas, ant popieriaus atsispausinom, vertindavom, exceliukus vesdavomės panašiai, diskutuodavom ten ant bajerio. Sakydavom, kad šito kebabo gerumas priklauso nuo antakių ryškumo ten aptarnaujančių personalo, tokių visokių pricholų, žodžiu, prisigalvojom ir mums tas buvo labai smagu, tai buvo apie bendrumą, apie patyrimą, apie tyrinėjimą ir esmė, kad mums tas ėjosi, mes sukūrėm savo Facebook puslapį, žinom atsiliepimus, važiavom į skirtingas vietas ir tas kurį laiką pasėjo, nes padarėm fotosesiją su kačiuku ir su kebabu, ten žodžiu, darėm visokio tokio nesąmonį ir tas po kurio laiko baigėsi ir esmė ta, kad fast forward 8 metai prieki maždaug. Aš 7-8 metai prieki, aš stoviu prie kažkokios perėjos random ir man toks jausmas, aš tos kebabus kaip valgau, taip valgau. Su Hebra gal nebesam tai, ką patį matau, kad Hebra irgi valgo. Ir
kiekvieną kartą valgant kebabą aš prisimenu, kaip faina buvo ir kaip mes norėjom tai padaryti ir kažkoks tame buvo gazas ir aš toksai, nu jeigu aš būsiu mirties patale ir aš su to kebabu kažko nebūsiu padaręs, nu man bus kažkoks tai, žinai, gailestis. Ir aš pasiėmu ragelį, paskambinu visai šaikai, hebra, ar pas jūs irgi kebabas taip stipriai plaka dar širdė, kaip mes norim su to kažką daryti. Lemba, seniai, noriu kažką daryti. Davai sukuriam platformą, kur kiti galės vertinti. Nu, mes nenorim vertinti, mes čia tingi maitą rašyti. Davai sukuriam platformą, kur visi galės vertinti. Nu ir davai, pradėjom kurti platformą, Kebab Guru, kur duosim žmonėm galimybę atrasti skirtingas kebabines ir vertinti tos kebabus ir galų galę susiburti, nes tai yra apie susibūrimą su draugais, ėjimą tyrinėti, atrasti naujas vietas ir iš to dar nežinojom, kad tai bus, bet įsiskleidė, kad tai yra žaidimifikuota maisto atradimų platforma, kurioje mes viena vertus išiškinam skirtingų kebabinių skirtumus, nes jie irgi yra žmonės, kurie už to dirba, stengiasi, jie ir savo prieskonius suka ir kažkas savo padažą gamina, kažkas ant griliaus kepa, jie turi savo unikalumus ir skirtumus, kurie prapuola tiesiog tuose ten ar Google reviews ar kažkur, kur tiesiog nesimato ir mums norisi parodyti tos mažus dalykus. Jeigu yra bendruomenės aspektas iš pačių savininkų pusės, tada yra žmonės, kurie nori tyrinėti kažką, varžytis, gauti taškus už tai, kad jie tai daro ir jungiasi tie du aspektai ir kažkaip norisi sudaryti tokio susibūrimo dalyką, kuris yra organiškas ir kad visi už kažkokią savo pastangą tame gauna atlygį ir tikiuosi, kad tai išauks į kažkokią vietą, kur galėsim gauti nuolaidas ir susibūrimus ir sakysiu, kad aš esu dabar Vilniuje, noriu suvalgyti kebabą, ten rankytė ant žemėlapio iškyla, kažkas sako, aš noriu su tavimi, du žmonės susijungia ir žiūrėk, staiga jie prie kebabo sėdi, dalinasi apie kažką apie gyvenimą, juokiasi ir čia vyksta, žinai, tiesiog paprastas žmogiškas ryšys. Ir tas kebabas ir yra apie tą ryšį ir galų gale dar viena dalis, kuri pastiprintų galbūt tą bendruomeniškumą, kad po koronos mes susvetimėjom, tušti tie restoranai sėdi, kaip prie kebabinių būna terasas, būna kažkas, tai nėra žmonių. Tai pas mane tas buvo motyvas. Mes duodam taškus ir motyvuojam tam, kad žmonės ateitų į vietą. Čia nėra užsisakymo platforma, čia ateik į vietą ir vertink. Aš noriu, kad mes gyvai susitiktume, kad mes gyvai mėgstume ryšį, kad mes turėtume gyvą patirtį ir tas tyrinėjimo džiaugsmą kažkur važiuoti skirtingas vietas ir daryti ir tą supažindinimą su skirtingom virtuvėm ir kultūrom. Tai matai, kiek daug yra aspektų, kurie sueina į tokį dalyką, kaip, o, čia kebabų žemėlapis. Nu, ne, čia ne kebabų žemėlapis, čia yra kebabo atradimų platforma, kur bandom padaryti žaidimą ir galų galės sujungti tai su žmogiškų aspektų. Tai va tas man labiausiai įdomu buvo, nes, pavyzdžiui, kai tu pristatinėjai auditorijai, tai buvo, visi mes skirtingai išgirdome tai, kad tu pasakoji. Nu, vieni išgirdo, kad čia kebabai platforma nesąmonė, kiti pradėjo trinti rankomis, kebabų žmonės valgo, gal čia galima iš to uždirbti, ar dar kažką, visi labai skirtingai. Man labiausiai surezonavo tai tavo bendruomeninis momentas, kaip tu, kodėl tau tai yra svarbu, kai tu pristatinėjai. Gali dar pabandyti papasakot galbūt priežastis, kodėl tau tai yra svarbu. Juk ne kebabas buvo visai esmė. Pabandyk išjaučiant išsakyti, kokie dalykai tau slypi už to, kas tau yra svarbiausia tame projekte, projekto atžvilgyje. Nu dabar įdomu, ar gims kitokia, žinai, interpretacija, negu tada išsakiau, nes kiekvieną kartą, žinai, viskai, bet man tai yra tiesiog gyvas ryšys tarp žmonių, tai yra, sakau, tas atradimo džiaugsmas. Ir dabar gal aš pradėsiu per daug racionalizuoti, iš tikrųjų ir užsidarysiu save nuo savo, žinai, širdies tėkmės, kuri ten gali išti, bet tai yra apie ryšį, apie bendruomenę, apie žmonių subūrimą, ties bendrų tikslų, nesvarbu, ar tai bus, gali išimti kebabas, kad mes susitiksim, būsim kartu, bendrausim, dalinsimės ir tai yra tiesiog apie tai yra apie tokį žmogišką dalyką, o ten, ar ten atsiranda verslo funkcijos, ar ten kažkas tai savo išskirtinumus parodo, duota nuolaidas ar kažką, čia yra šoniniai dalykai, bet visa esmė, tas varomoji jėga, tai yra skatinti žmonių ryšį. Ryšys. Tai va tas man labiausiai sudomina. Tu gerai pasakai, galima išimti kebabą, galima kitą. Ir to pačiu žmonės norisi įkvėpti. Dėl to, kad verta pastebėti tai, kas tau darant šitą projektą yra svarbu. Tai, kad ne kebabas. Ir net ne verslo akcentus tu paminėjai, kad ten uždirbsime iš kebabo, iš žmonių, iš dar kažko, tu paminėjai apie ryšį. Ir linko aš visą tai vedu, kad tas, kai mes darome kažkokią tais veiklą, norime kažkokią tais realizuoti savo idėją, pavyzdžiui, Kebab Guru, teisingai, norime realizuoti, visą laiką yra svarbu savo atsakyti, kas slypi už to. Nes dažnai, jeigu prisiminsi savo praeitus projektus, tai paskatino judėti kažkokie tais dalykai, galbūt kažką noriu veikti, kažką noriu daryti ir taip toliau. Ir
iš to, kad bent jau aš girdžiu, tai šitas yra pakankamai, gilesnė tėkmė eina iš jo. Ta prasme, noras formuoti ryšį, tęsti ryšį, žmogišką ryšį, gyvą ryšį, dėl to, kad buvo kažkokia tai situacija, kuri tą ryšį, realiai mums visiems, sakykime, apkarpė, sumažino, pakreipė šaką kitaip. Ir tavo projektas formuoja ryšį. Tai tas yra labai gilu, ką norėčiau pasakyti, kad už jos slypi gilesnė prasme. Ir mano, pavyzdžiui, bent jau atveju, kai aš darau kažkokį tais dalyką, jeigu jaučiu, kad už tos idėjos stovi, ne šiaip kažkoks ten, kai sakė, reikia tiesiog įsivalyti dantis, kokie dantis bus švarūs ir taip toliau, bet jeigu dar tas išsivalymas išgydo mano kūną, dar jeigu tą padaro, tai tavo energija, jėga eina, tai būna visiškai kitokia. Tiesiog noriu visiems atkreipti dėmesį, kad prieš darant verta atsakyti, kodėl. Aš šiuo atveju paklausiau tau, kodėl, ir tu atsakėjai, ir tai nebuvo ne apie kebabus. Dėl to ir norėjau šitą pavyzdį pateikti, kad darai kebabų veiklą, sakykime taip, bet esmė yra visiškai ne kebabas. Ir grožis man buvo, kai aš tai išgirdau, kad blemba, ant kiek mes galime kurti gražius dalykus, paimti bet ką, realiai. Tu paėmė bet ką, kebabą, ir tai tapo kažkuo tais daug tauresniu. Ir žmonės renkasi, tai jau veikia, mes nekalbam tik tais idėją, taigi tai jau... Tai po truputį važiuoja ir gauna pagreitį, tik aišku, žmonėms reikia realios vertės, tai reiškia, nuolaidų kažko, kad jie tai grįžtų prie to vartotų, nes tiesiog ten taškai kažkas paleidėja nevažiuoja, bet to pačiu suprantu, kad žmonės nejaučia to, ką aš dabar šneku, jie galbūt to neįsivaizduoja ir galbūt aš tai blogai iškomunikuoju. Ir, irgi nesinori visko uždėti to didžiųjų čia tokių prasmių ir vilčių, nes dar dalimi to, tai yra rock'n'rollas, tai yra reivas projekte, tai yra profesionalų komanda, kuris ėjo rock'n'rollą pavaryti, ir kūrybinį, ir čia pasidžiaugti irgi, būti vaikais ir pasidžiaugti, paimti darytum nerimtą dalyką, kuris yra stigmatizuotas, kebabas, puikiai plotmė bet kam, ironijai, sarkazmui, bairiam, ir iš to padaryti kažką gražaus. Ir taip imam ir varom. Tai čia daug labai faktorius eina, vieni aukštesnės materijos, kiti žemesnės, bet... Tai va čia ir buvo grožis, ką aš to ir norėjau pasakyti, tai apjungia. Tai reiškia, jeigu yra kažkokia tais bendrystė, bendruomenė, tai apjungia tie, kurie gali išvelgti gilesnę prasme, tie, kurie gal tiesiog nori pakvailioti, pažinkaut, pasilinksminti, tie, kurie tiesiog pavalgyti nori, tie, kurie nori galbūt... Tai va tas ir buvo grožis, kad tai apjungia. Skirtingų žmonės iš skirtingus taškų suranda bendraties tašką. Tai va, šiuo atveju kebabas buvo tas bendraties taškas ir iš tikrųjų įdomu, kiek toksai paprastas dalykas buvo bendraties taškas skirtingams dalykams. Tai va, matom, kad kebabas yra visoko pradžio ir pabaigos. Visatos centras. Tai tas buvo labai įdomu. Tai gal turi ką nors dar pridėti? Gal nori tu šiek tiek pasidalinti plačiau apie patį projektą, kaip jiems sekasi, ką jis veikia, kiek žmonių... Nežinau, čia yra, žinai, tam tarpe, aš noriu visus pakviesti, pasižiūrėti, jeigu jau dėjote iki čia, jau klausot, tai prasijusti kebabų gurių programėlę, nesvarbu, čia nėra apie kebabų fanatikus, jums nereikia valgyti, nežinau, į mėnesį po 5 kebabus, tiesiog, jeigu kartais suvalgot, tai leisti savo atrasti, patapti bendruomenės dalimi ir kažkaip tai pažiūrėti, kur tai gali nueiti, nes kiekvienas žmogaus prisidėjimas, kiekvienas nuos prasisuntimas mus motyvuoja kurti ir vystyti šitą dalyką plačiau, o kas ten įvyks toliau, ar mes išsiplėsim į užsienį, ar mes atnešim jūs nuolaidas, ar ten atsiras misijos žaidimai suras draugą, palikim paslaptyje, tegul viskas išsiskleidžia eigoje, taip sakant. Gerai, tai tokiu atveju aš tada pereisiu prie kitos, sakykime, tematikos. Noriu, kad kiekvienas podcastas turėtų tokius keletą klausimų, kurie man atrodo labai svarbus viešinti, klausti, užduoti ir kad tai kiekvienas epizodas turėtų po tokius klausimus ir kiekvieno žmogaus atsakymus. Tai jeigu sutinki, aš užduosiu pirmąjį klausimą. Padaužom. Nes labai paprasti bus. Kas tave daro laimingu? Esmė tame, kad jeigu pastebėjai, man buvo šokas, kai aš tai išgirdau, paskui perleidau per save, mes baigėm mokyklą ir mūsų niekas niekada nepaklausė, kas mus daro laimingu. Ir kuo jūs norit būti, nes jūs jau patapo tarytum. Ir sakykime, kas mane daro laimingu ir mes savitai savo net nebuvom tokio klausimą uždavę, kas yra labai įdomu. Ir niekas kitas mums to neuždavė. Mes nežinome atsakymą galbūt vieną iš svarbiausių klausimų. Todėl norisi mano, sakykime, kaip savitai, kaip misijos formatas, kleista klausimą, kad uždavinėt, iškelinėt, kad ne tik tais reikia, kad reikia padaryti tą, bet reikia ir jaustis laimingu, sakykime. Tai kas tave daro laimingu? Dar pabandysiu išjausti, kaip čia, šitas toks tikrasis atsakymas. Jeigu taip nuo širdies, tai pirmas, kas atsina į galvą, žinai, tai tiesiog dalintis vidinė šviesa
kasdienybėje su visais, kuriuos sutinki, nes, aš taip traktuoju, kad mes kiekvieną kartą turim pasirinkimą susitikę kiekvieną žmogų. Ar mes norim būti toj tamsesniai pusė, kur su pagėža, su pykčiu, su pavydu einam, ar mes einam su empatija, su palaikymu, nuoširdumu ir meilė. Ir man rinktis tą šviesesnę pusę visą laiką ir pasakyti tą komplimentą, ir palaikyti, ir apkabinti. Ir galbūt kažkas matosi susikuklės, kažkaip galbūt kvailai pasielgti, kad nuimti įtampą, kad mes čia ne viskas taip rimtai vyksta, žinai. Bet man tokie maži dalykai, ar ten, nežinau, kasininkai perskaityti jos vardą, ar neatsiskaitant kasoje ir pasakyti komplimentą, va šiandien, žinau, Aldona gerai, žinai, atrodo, arba nupirkti iš močiutės gėlių vazonėlį ir ją atgal padovanoti. Vat kovo 8 tokį pricholą favoriu. Ir išmuš žmogų, žinai, iš vėžių, ką šį daro. Va čia ir čia sen, tiek laimės tame yra. Man taip gera širdies būna, žinai, tokį dėkingumą, žinai, gali atrodo, tai taip gerai užgyvenčiau tos emocijos, apsivegti, žinai, galėčiau. Po ant kiek tai yra geras, gražus dalykas. Ir tarp kitko, tu vieną dalyką jau paminėjai visoje eigoje, aš pastebėjau, kas tave daro laimingu. Tai tu įvardinai, kad darant tas praktikas, išsilaisvinant iš tų dalykų, tobulėjant, sakykime, tai irgi daro laimingų tavo kūryba. Mes laisva kūryba, man visi projektai yra kažkokia tai kūryba, va ta kūryba laisva, ten tiek daug turtų mumise yra, tik mums reikia duoti tiems, žinai, pakeltas užtvankas, išlaisvinti tos visus karčius ten rėmus nupjaustyti ir tada ten tiek daug grožių. Ar dar kas tos, galiu eiti prie kito klausimą? Tai ryšys, tiesiog ryšys su... Ryšys, kūryba, tobulėjimas ir dalinimas. Šviesa dalinimas, jau meilė galės. Gali sakyti meilė, čia meilė geras žodis būtų. Labai gerai, gražu. Tada einu prie kito klausimo. Tai ką pasakytum dabar žmogui, kuris dabartinėme savo gyvenimo etape gyvena galbūt skausme, neranda išeities, galbūt kaip tau buvo kažkokie sunkus etapai ir jautėsi pasimetęs, nežinojai daryti, nedaryti, galbūt dar labiau kenčia, kažkokius patiria didelį juodą etapą ir neranda išeities. Ką tokiam žmogui patartų? Tokių keletą turbūt paprastų banalių dalykų galiu pasakyti. Tai pirmas, kad gera žinia yra ta, kad tiek blogi, tiek geri dalykai pasibaigia, visą laiką ateina kita pusė, jie yra laikini, absoliučiai laikinumas yra visame kame. Kitas dalykas yra tai, kad ir kas įvyko, arba dėl ko esate tokiai būsenai, tai neapibrėžia to, kas būsi toliau. Tai reiškia, galima tai priimti, išgyventi, neteisti savęs, tos visos naštos nenešioti, tai nenusako jūsų tolimesnės gyvenimo eigos. Ir tada nelaikykite savyje, raskite būdų kalbėtis. Užsienys yra kalbėtis. Ypatingai, tai sakau vyrams, hebra, mums reikia šnekėtis. Nėra taip, kad visa našta yra tik ant mūsų ir kad mes esame silpni, jeigu mes kalbam, kad mes esame silpni, jeigu mes jaučiamės palūžę, kad eit pas psichologą reiškia, kad tu pasidavei, eikim pasikalbėti, kreipkimės pas specialistus visų pirma, bent nuo ten pradėkim. Ir kalbėkimės vieni su kitais ir nestigmatizuokim, kad verkti vyram yra blogai, ar ten dar kažkas yra blogai. Tiesiog leiskim būti, nes ta našta, kurią mes nešiojam, kad turim būti sėkmingi, uždirbti, nustatyti taškas, kažkas vairuoti, yra nežmoniškai. Aš puikiai suprantu, kaip daug kas, bet daug labiau vyrai, aš pats vyras, tai aš labai rezonuoju, atsiranda tokiuose tamsiuose vietose, dėl to, kad jos gyvenimas šiek tiek paniurkė ir jie palyginime su kitais, galbūt savo draugais, su kitais žmonėmis, su kitais vyrais, nes jie jaučia pakankamai sėkmingi, stiprus, gražus, ar kokie tik ne, kad galėtų jaustis kaip pilnaverčiai žmogiški sutvėrimai. Tai žinot, ne pinigai ir ne galia jūs gyvenime daro šviesiais ir įsiprasminusiais, o ta vidinė šviesa, autentiškumas, kūryba, tikrumas savo. Kai yra šitie dalykai, tai visi kiti dalykai nuslopsta ir tu tiesiog gali eiti su kita kokybė per gyvenimą. Tai kad galėtum tos šviesos daugiau išgauti, reikia daryti kažkokius tai žingsnius, eiti link to, kad galėtum vis labiau išsilaisvinti. Ir atsiverti, kalbėtis reikia. Negali užsidaryti savyje ir tikėtis pokyčių. Negali kiekvieną kartą atsikelti ir būti toj plekykloj, kur save tarkuoji, gailestijasi, skausme ir gerai, jeigu tu turi tą gedulą, kur tai gali praeiti, bet jeigu tu tiesiog skęsti tame kiekvieną dieną, bet nedarai jokio veiksmo, kuris tave bent per kažkur iš tos pastiklinės, kai tu rodė, ne, udrumzliuoji stiklinį, varai ten viskas juoda, nematai horizonto, nematai nieko.
Tai pavyzdžiui, kaip tu minėjai, sakei, dvasinis mokytojas, mentorius, gidas, tai čia ir yra vienas iš būdų išeiti, nes jeigu, pavyzdžiui, tavo stiklinė juoda, tu kreipi, psichologas, nesvarbu kažkoks tai kitas žmogus, va, kaip tu sakai, pasikalbėti, jis jau gali padėti čia įnešti biški, išvalyti to dumblo, padėti. Tiesiog, ieškok, nesvarbu, ar jisai įkvėpavimą, ar iš šamaninę kažkokią tai praktiką, ar susirasti mentorių, kažką, bet žmonės, su kuriais pasitikit, su kuriais gali būti saugus, nuoširdus, tiesiog išleiskit ir tiesiog gaukit kitos perspektyvos, nes dažnai mūsų blogiausiose akimirkose mes viską paišom absoliučiai ne tom spalvom, kaip yra iš tikrųjų, mes patys viską labai juodinam, uždarom ir tos kelių nematom kelių iš padėties. Aš šitoje vietoje gal papildyti žmonėms norėčiau, kad bet kai būna tas juodulys, tai sudėtingiausia būna. Dabar lengva pasakyti, bet kai tu būni tame juodulyje, viskas atrodo visai kitaip. Tai gal tokia rekomendacija būtų ieškoti pojūčių, pajausti, pasistengti ne galvą, tuo metu vadovautis, o daugiau pajausti. Gal kažkokį tai žmogų prisimenate, kuris jums jau kažką tai sakė, padėjo, pakėlė jūsų būseną iš to, arba tiesiog matėte ir vadovautis to savo vidiniu impulsu. Tai reiškia, pajausti, jeigu jaučiate, kad jeigu pasikreipčiau ten į kažką tai patarimo, pagalbos, ar dar kažką galbūt man tai galėtų padėti. Bet dažnai dėl to viso jodulio mes net nežengiam šito žingsnio. O jeigu čia nesąmonė, jeigu iš manęs juoksis, jeigu ten dar kažkas, jeigu nepadės, jeigu tai brangiai kainuos, jeigu dar kažkas, tai mes to žingsnio nežengiam, liekame tame juodulyje. Tai tiesiog rekomendacija, jeigu jaučiate, kad kažkas gali, tai ženkite žingsnį. Nesvarbu, paskui viskas susidėlios, sakykime, visata sudės viską taip, kaip būtų geriausia. Svarbiausia žengti tą žingsnį. Bet žinai, nebereikalo savo, kad kol dūna nepasiekia žmonės nežengia, tai tu turi visiškai atsimušti kažkur, tai kad tu atsispirtum. Tai aš ir vadinau, dar norėjau pasakyti, kai sakiau apie vidinį pragarą. Tada jisai išmuša tau judėti kažkur, tai jis kitas klausimas, galiu užduoti jau. Tai jei galėtum grįžti į vaikystę, su dabartiniu savo supratimu, žinojimu, ką jam pasakytum? Ką aš jam pasakyčiau? Kad tu esi pakankamas, aš jam pasakyčiau. Kad tu esi pakankamas toks, koks esi ir kad kad tau nereikia kažko padaryti, kad kažko būtum. Tai jau esi. Ir čia yra stipriausia, ką aš jam galėčiau pasakyti. Ir tiesiog flow. Jo. Ir daugiau, turbūt tokia žinutė ir paliksiu daugiau aš ten tų epitetų ar komplimentų, tai net nesakysiu, bet čia yra kertinė esmė. Labai švariai, kad vaikas suprastų. Aš net nežinau, ar jis tai suprastų, aš sakyčiau, apkabinčiau, žinai, apkabinčiau ir sakyčiau, kaip tu fainai kažką darai, žinai, pačiam procese, už pastangas, už tiesiog bandymus. Kiek daug meilės savo vaiko formai mes turime. Jo, tai aš, žinai, taip norėčiau perduoti. Tiesiog, nežinai, atrodo, galbūt esi ir kūrybiškas, ir ten daug viskur darai, ir iniciatyvų turi, bet save nuvertini, nes tau nepavyko, tiesiog tu neįgavai sėkmės formato, to, kad sėkmė kažkokia nepastatei kurio pilies. Įsivaizdavai, kad bus sėkmė. Tu galbūt 10 kartų statei pilį, ar ne? Ir tu ten sulūžai ties pusiaukelę ir ties galu, bet tu nepastatei pilies. Tu nepastatei pilies, tai tu nesi šaunuolis. Bet kad tu 9 kartus beveik iki galo davarai visom jėgom ir tu įgavai beveik patirties, kaip statyti ir pamatai, kaip langus dėti ir kaip kažkas, tai to nevertina, žinai. Tai tam procese vaikystės labai svarbu yra jausti, kad visos pastangos ir visi bandymai yra labai daug verti. Ir kad veda tave kažkur. Ir kad veda į kažkur ir kad nepasidarytum paskui iš po to tiesiog sąrašas, kuris varneles žiūri palei tai, kad tu nuveiki, nes kiekvienas bandymas ir procesas ir kiekviena nesėkmė, jinai yra turtas, patirtis ir tai mus moko, kaip toliau gyventi. Tada užduosiu kitą klausimą. Paskutinį iš klausimų. Jei tave galėtų girdėti visas pasaulis, bet ne šiaip, ausimis, o širdimi, ką norėtum jam pasakyti? Kiekviena siela klausytų dabar tavęs. Ką jums pasakytų? Čia gerai šoji. Niekas nesakė, kad čia bus lengva. Maksimai nuolaidą koldūnom, žinai. Galvoju, ką čia pasakyti. Čia galvot nepadės, čia turėsi išjausti. Meilė yra atsakymas, viskas, aš taip ir pasakyčiau visiems, nors manęs nesuprastų daug kas ir, žinai, taip noris tokį dalyką sakant, kad žmonės
kad kažkaip jos pasiektų ir kad įrezonuotų netgi tam, kuris visiškai to netiki. Žinai, ką sakiau vaikui savo, tą pasakyčiau visiems, sakyčiau, tu esi pakankamas ir jeigu visi savo galvoje išgirstų tokį dievišką balsą, žinai, kad tu esi pakankamas, nu, kad visi kažkaip, gal iš tikrųjų aš pakankamas ir kai tu esi pakankamas, tai gal, va, nebereikia čia tų ambicijų, nereikia man ten kapot galvų, man nebereikia nieko daryti, žinai, tu esi pakankamas, mylimas ir ačiū, kad esi. ir jeigu su šitą emociją, galbūt žmonės kažkur tai juos tai nuvestų. Šiam momentui geresnių žodžių nesugalvoju, jeigu pradėsiu keist, pradėsiu veikti raciją, pradėsiu aš čia vartytis iš paukščio ir tada, žodžiu, viskas čia. Šitą manau palieka, šitas gražus. Man pavyzdžiui, tai buvo jautu gražu. O mūsų operatoriai, kai buvo jautu gražu. O, aš yra daug, žinokit, išgirdau jautrų gražų dalykų, tai... Mūsų čia daug nėra, tai jau daug. Nu, tai va, jau trim rezonuoja, kažkur važiuojam. Jau važiuojam toliau. Gerai, tai klausimai mano baigėsi. Liko paskutinis dalykas, kurį norėčiau tau užduoti. Tai idėja tokia, kad kadangi ruošiam šitus epizodus, tų epizodų bus daugiau podcastų, norisi, kad kiekvienas iš čia išėjęs paliktų savo energetinį pėdsaką, sakykime, tai ir perduoti estafetę kažkam kitam. Tai tokia kaip savita iššūkį, kaip savita estafetė, kad kažkas iš tavo aplinkos, iš to, kas tave galbūt įkvėpė, galbūt tau tiesiog įdomus buvo pokalbis, atvyktų čia pasikalbėti, susipažinti, pasidalinti savo patirtimi ir istoriją. Tai klausimas tau, kam tu perdadi estafetę? Jo, tai iš tikrųjų, taip kalbant, ir žinant maždaug, ko tu užsiemi, tai mano galva ateina mano draugas Mantas Žalkauskas, tai yra žmogus, kuris daug laiko praleidžia miškuose, jisai ten veda mokymus, veda žmonės į mišką tam, kad jie geriau išgirstų save, dažniausiai vadovus ir komandas iš verslo, ir jis labai daug kempina, ir tam miške praleidžia laiko, tai, manau, turi daug bendro ir su dvasia, ir su savęs pažinimu, nes žmogus, kuris padeda vadovam ir kitiem pažinti ir išgirsti save ir komandoje susikalbėti, manau, kad turi daug ką pasakyti ir pats apie save ir apie savo būsenas. Tai labai norėčiau estafetę šitą podelį perduoti man, taip sakant. Tai mes jį galėsim užtaginti biškį galėsim užtaginti. Papušinti. Jisai čia atvyks ar ne, nežinau, bet tikiuosi, nes tikiu, kad turi daug ką gražaus pasakyti ir tiesiog jaučiu, kad vertybiškai jam čia yra gera vieta būti. Jeigu surezonuos, tada tikriausiai ir atvyks. Taip. Tai tuo tada ir perliekam estafetę, mes ją įgarsinsim, galėsit pasižiūrėti, ar ką žmogus, kaip jam tai surezonavo. Ir tikriausiai tada įsigausis, sakykime, ir priverstas gerąją prasme pasižiūrėti podcastą, apie ką jūs čia šnekėjote. Tai... Jo, reikės priklausyti visą čia. Jo, tai va, tai gerai, tada norėčiau eiti prie pabaigos. Nebent kažkokiu dar turi pats, ką norėtum išsakyti, kas liko nepaliesta, gal koksai, žinai, atliaužuvo galo, kai būna dalikėlis. Bet kažkaip visko esu išpasakojęs, tai tikrai yra temų, kur turbūt galima gilinti, bet aš manau, kad pakankamai plačiai pakalbėjom ir tą, ką atidarėm, tą kaip ir uždarėm, tai galbūt nėra ko eiti, žinai, nežinai, apie visokius santykius ir kitus dalykus, labai daug dar galima vertis ir šnekėti, bet šiam kartui jaučiu, kad buvau pasiekęs ir aukštą vibraciją, ir žemesnį, ir visur, ir iš širdies kalbėjomės, tai gal tiesiog uždarimui, tiesiog ačiū, kad taip gražiai pradėjai po šitą pokalbį ir galbūt klausimas tavo, žinai, čia visgi yra pirmas tavo podcasto įrašas, ne? Ir man tokia gera garbėt bus startupiškai, aš čia kaip tas kaubojus, kuris daro visokius savo procesą ateinu ir žinai, va, turiu garbę išvelnėti kažką dienos šviesą, tai va. Ko tu savo palinkėtum iš tam keli, kurį dabar pradedi, nes, jau pasivaidenom, jau čia mus kažkas mato, žiūri, tai kokį linkėjimą ir pažadą savo ir klausytojai gali padaryti, va tau irgi tokia situacija nepatogesnė. Sau ir klausytojai. Jo. Dabar reikia dreptelti, kad būtų iš dušios. Iš dušios, tai jau kaip sakei, čia tik širdies vibracijom gyvenamės. Tai... Jau dabar reikia dreptelti iš dušios. Jau žinok. Sau
Tai vat, tu įvardinai to autentiškumo, tokių aukštų visokių žodžių mes kalbėjome. Sau norėčiau palinkėti rasti būdų, jeigu kalbant apie podcastus ir šiaip kasdienybėje, vis lengviau, paprasčiau dalintis palaimą. Kadangi tokia jau pavardė, yra ir ta būsena jaučiama, tai tiesiog dalintis tą palaimą, su tavim, su kitais pašnekovais, su žiūrovais, kad jinai jaustųsi, kad kiek įmanoma jinai sklistų, kaip sakė, Vilnytų. Tai palinkėčiau vis drąsiau, lengviau, paprasčiau, sklandžiau, harmoningiau tą dalintis, kad ne tik tas liktų pokalbis, o pavyktų taip pakalbėti, taip išvystyti pokalbį, kad žmogus žiūrintis pajaustų tą palaimą per atstumą, kad jam sužadintų jame aukščiausius virpusius, kuriuos tik tais gali, kad jisai, wow, čia hebra nuoširdžiai pakalbėjo, trūksta to nuoširdumo. Net nesvarbu, ką mes čia kalbėjom, kad yra apie tos pačius kebabus, bet kad pajaustų širdyje, čia jie kalba nuoširdžiai, kad tai yra tikra, jie dalinasi savo istorijom, kai kada gal skaudžiom, kai kada linksmom, žiūriu podcastą, jaučiu ir kebabus, ir meilę, ir tą, kiek daug gyvybės, kiek daug spalvų, kaip ir mūsų kasdieniam gyvenime. Tai sau palinkėčiau tokį. Dabar reikia, gerai atsakiau, pafantazavau normaliai. Nėra gero blogo atsakymo. Neįkim į teisimą, viskas buvo gerai. Aš gavau. Dabar reiktų pabandyti kokią tais gerą dreptelti. Koks sekantis buvo dėl žmonių? Jo, žiūrovom. Žiūrovom, ko palinkėt. Jau jie čia dabar praleido 1,5–2 valandos, išrankime šį laiką. Koks rimtas turi būti dreptelėjimas. Ką jūs? Arba labai trumpas ir paprastas. Iš tikrųjų, jo, paprastas galbūt ir to pačiu gražus, manyčiau. Tai teko per praktikas pajausti, kas yra bendrystė. Ne šiaip žodį, o pajausti vidumi, kai mano širdis ir šalia esančių nepažįstamų žmonių širdis realiai plaka vienu ritmu. Tu gali įsiklausyti ir jausti, kaip visų esančių aplink širdis plaka vienu ritmu ir tokia visiškai graži bendrystė, laimė, meilė išryškėja. Tai čia nežinau, ar galiu palinkėti to žmonėm, čia gal labiau mano pačio svajonė. Tiesiog būtų nuostabu matyti miestą, grupės, bendruomenės, kad ne kelios ten 6–8 širdis tai plaktų, o kad plaktų dideli kiekiai žmonių, kad galbūt žiūrint šitą podcastą visų vienu metu plaktų ir kad tai galėtume pajausti, realiai tai patirti savo kasdienybėje. Tai tokios bendrystės, to vieno širdies plakimo, vienybės ir tiesiog labiau, kad kasdienybėje, kaip tu ir paminėjai, vis daugiau būtų to laisvumo, lengvumo, šiltų jausmų, o ne tik tais, kad reikia, kad įsineštų, bežiūrint tos podcastus, daugiau tų tokių lengvumo, jausmų, meilės, tokių, sakykime, jautresnių dalykų, nes visi dalykai uždirbti, atlyginimą, ten sumokėti ir taip toliau, jie taip ar taip bus, bet jeigu tai bus tiesiog galutinis produktas, kad tai yra tiesiog dalykas, kaip įsivalydant tais, kurios reikia, bet mes valomės dėl to dantis, kad norime, kad būtų mūsų kasdienybė, wow, būtų faina, kad galėtume skleisti šviesą, kad galėtume skleisti palaimą, tai tas dantų pasivalymas bus sekundės reikalas, o net atvirkščiai, kad dantų valymas yra svarbiausia, pavyzdžiui, dirbti pinigus yra svarbiausia ir mes visai pamirštame bendrystę, skleisti, pasikalbėti, susijungti per kebabus, susijungti per podcastą, susijungti per kitus dalykus. Tai palinkėjimas būtų maždaug toks, daugiau gyventi širdį. Nuostabu, manom, padėjom toną visiems ateinančiam tavo epizodom ir žmonėm. Žiūrėk, net įrankė dalyk. Tai va, tai turbūt tiek bus. Ačiū tada visiems. Ačiū visiems už laiką. Gerą dieną, žinutė iš ateities. Tai pasitarę su Žygimantu podcastu nusprendėm, kad nepasakėm porą dalykų. Iš tikrųjų, nemažai kalbėjom apie kūrybą, kaip sunku kartais yra sukti savo pačią mintise, kaip svarbu yra perlipti savo baimės, kaip jos įmobilizuoja, reikalingas palaikymas. Tai šiuo metu su Žygimantu esame mentoriai ir dalyvaujame Indigo Preneur judėjimo kūrime,
kuris iš tikrųjų sujungia kūrėjus, žmonės norinčius kurti tuos, kurie jau kuria. Ir tai yra bendruomenė, kurioje vyksta nemokami renginiai, mentorystės, pamokymai. Ir iš tikrųjų bandome sukurti vietą, kur visi galėtų jausti savimi, nepriklausomai, kur jie yra savo kūrybos kelionėje. Tiesiog norėjau visus pakviesti, pažiūrėti, galbūt tai jūsų domins ir galbūt ten rasite paramą savo kūrybos kelyje ir galėsime susipažinti ir pasikalbėti, pasitarti apie skaitmeninę strategiją, apie įpročius, apie vadovavimą, marketingą ir kitus su tuo susijusius niuansus. Tad labai kviečiame ir iš savo pusės norėjau pridėti tai, kad pakalbėjęs apie savo kūrybos kelią supratau, kad noriu pasakyti labai didelį ačiū visiems, kurie mane palaikė visais šios kūrybos etapais. Net tuomet, kai buvau nieko nesukūręs, kai tiesiog šnekėjau apie vizijas, net jeigu man nepasisekė, nuo mane žmonės nenusigrįžė, taip sakant, toliau draugaujam. Labai ačiū už tą energiją ir tikėjimą, kuris mane visą laiką varė į priekį. Ačiū, visiems linkėjimai. Baigiu.